Tu pats Airsoftą pradėjai Anglijoje. Taip. 2015 balandžio mėnuo Velykų savaitgalis buvo. Kaip dabar pamenu, vienas važiavau. Aš apie Šartasidį jau girdėjau ir Lietuvoje, kai buvau dar gyvenau, nes aš išvažiavau 2014 metų į UK gyventi. Sesės gyvena ir pačiam, aišku, buvo lengva važiuoti ir pabaigiau studijas ir išvažiavau ten padirbau truputį. Nes esu baigęs statybos inžineriją, tai padirbau pusmetį, pabraižiau namus ten gyvenamosios, aišku, su AutoCAD ir užsibaigė visas šitas mano reikalas, nes tiesiog pinigų norisi, gyventi norisi, o reikia, norisi dabar gyventi. Tai išvažiavau ten ir kur lengvesnė ne pinigai, tai išvažiavau ten, o Šartasidį jau girdėjau, ieškojom su draugais, kur praleisti savaitgalį ten irgi. Važiuotų ar Dažasvidį pažaisti ir žiūrim, kažkas dar ir Šartasidį organizuoja, bet čia dar kokiais 2008 metais buvo šitas. Bet taip ir niekur nesusiorganizavom, nieko nebuvo ir taip ir palikom tą reikalą. Bet aš jau susiieškojau visus irgi video, visas ta formas buvo Airsoft Gun. Į tą buvau užsiregistravęs, jau tada jau susižiūrėjau, kiek koks ginklas, kiek čia maždaug reikia, aišku, moksleivis, tai nei tėvų prašysi ten tokių pinigų, net dideli pinigai, kad pradėt nuomotis ir kažkaip dar negalvoju ar nuomotis ir važiuoti bandyti, tai taip ir paliko. O tada jau išvažiavau į UK, aišku, ten gyvenimas, visą kitą, vis tiek atėjo tas, kad norisi vėl išbandyti kažkokį hobį turėti, žinai, ne tik, kad dirbi, o savaitgalį tada jau, žinai, tik tiesiog ilsiesi. Pirmas žaidimas balandžio 2015 metų, balandžio, nežinau, ten kelinta, bet jeigu atrinktumėt Velykos, kuris buvo savaitgalis, tai ten tą savaitgalį buvo, kur jau irgi visas jau išsinuomavau, aišku, Geškė ten nuomoja, Geškė ten nuvažiavau, sužaidžiau, užsiregistravau, jau aišku viską perskaičiau ten, susidomėjau, viskas jau nuo A iki Z taisyklės perskaitytas ir jau ko daryti, ko nedaryti, nes dar plius angliškai, žinai, vis tiek sunkiau suprast ten, supratau, viskas aišku, bet vienas važiavau, nieks iš kolegų, iš draugų, iš aplinkinių, iš šeimos negalėjo tą savaitgalį, nes Velykos ruošėsi. Sakau, gerai, važiuoju ir aš vis tiek, pirmadienis laisvas, kadangi sekmadienis žaidimas irgi, o pirmadienis irgi, kaip Velykų, ten irgi laisvas. Tai jau pasilikom ten, išvažiavau žaist, grįžtu, tai aišku, atsisėdau. Susižinojau, kad jų kara tokia yra, visa kita, jau čia kiek reikės dabar tų žaidimų sužaisti per tuos 2 mėnesius, nes 3 žaidimai per 2 mėnesius, gauni savo karą tą pažymėjimą tokį, ten ne licencija yra, bet šitas kodą tokį gauni, kad tu gali įsigyti iš prekybininko ginklą. Iš tarp savęs galėtume, ten nereikalauja nieko, bet tu tiesiog gali pasiteirauti, kad tu kam perki tos licenzijos, jie gali pasitikrinti, ar yra aktyvus šitas žaidėjas, o šiaip jos to su karos ne licencija, tiesiog kodas kontrolė truputį. Tai iki jų karos, iki rugpjūčio mėnesio sužaidžiau dar kokius 6 žaidimus su nuomu. Tai buvo toksai vau, kur tikrai patiko. Susiradau, kad visai netoliesi yra, man iki valandos kelio, 40 minučių nuvažiuoti iki apleistos ligoninės bazės, ten su 10 beveik pastatų skirtingų 2 aukštų, bungalau toksai stiliaus namukai aptvertas, kaimelis toksai, tai buvo super. Paprastas sekmadieninis žaidimas, susirenka 100+ žaidėjų ir ten su pertrauka, ką ir atsivežiau ir aš į Lietuvą, aišku, tą pertrauką, manau, pirmasis, kas buvo. Ir tada jau išėjom žaisti, jau žaidėm ir, aišku, pataikė šratas, kaip atsimenu, pirmas čia buvo, į sąnarį kažkur pats skaudžiausias, kraujo buvo daug, bet buvo labai fun, tikrai diena buvo labai, pati, manau, smagiausia ir geriausia, žinai, ten. Nors ir, sakau, vienas buvau, bet atsirado, kas padeda, draugiški žmonės, bendruomenė irgi, taip kaip, manau, ir Lietuvoje irgi daug kas prisijungia tave į komandą, mes būna prisijungiam į komandą irgi žaidėjų. Bet ten Šartasvidžio aikštelė ar Dažasvidžio aikštelė? Šartasvidžio aikštelė ir viskas. Ten, sakau, apleista tokia ligoninė. Maždaug. Nežinau. Stirniai didesni? Didesni. Daugiau. Didesni, daug didesni, nes tokie 3 tikrai masiški pastatai, kur 2 aukštų su koridoriais ligoninės pastatai, tikrai teritorija, nežinau, kokie gal 6-7 daugiau hektarų ir pastatai, tiek, sakau, 2 aukščiai, tiek kaimukas, tiek dar viršui turėjo atskirą pastatą, nes ten arkliai ganydavosi, bet kartais jie ten atskirti būdavo ir jie ten, kai išveda jau į kitą gardą, tai ir tą jau leisdavo į mus ten, atrakindavo jau tą pastatą, išvalyti jau ten viską.
Tai jau ten valydavom, tai irgi, kai jau tą atvažiuoji ir jau tą atrakina, tai dar prasiplečia teritorija ir dar labiau tas tai toksai būna. Nu, kur ateini ir visai nenaudota ligoninė, atrodo, va, išėjo, lovos guli, visą kitą, nu, kaip įeitum linoleumas tas ligoninės ir kvapas dar tas įeini. Ir dar viena buvo visai, dar arčiau manęs, tai Drakelau Tunnels. Antrojo pasaulinio karo gamykla buvo požemiuose, iškasti tuneliai, 4 tuneliai po kilometrą ilgio. Ir jau tada visi subtuneliai, ten skylės padarytos, jau crawl hole vadinami, tie pralindi, ten apeit ir visa kita ten. Ir jis visiškai tamsus, o tiesiog padėta keletą floodlightų, šviesų per visą tunelį, gal kokios 4. Ir jau aišku, ten kas jau su naktiniais matymais, jau kur šitos pamačiau, kur atvažiuoja naktinio matymų, jau čia buvo dar labiau, aš su nuoma laksau toks sugaiškė, žinai. Tai jo, buvo toksai wow, kur koks lygis gali būti to šotasvidžių, žinai, ir kur riba tokia, nu, tai ir prasidėjo šitas, užkabino, tikrai. Kaip su milsimo tenais? Aš pats asmeniškai nedalyvau nei vienam. Planavom su komanda, nes paskui aš prisijungiau, aišku, prie tų organizatorių, ten prie tų komandos, irgi First and Only, kur ir padėjo visą šitą virtuvę pasižiūrėto organizacinės pusės. Tai planavom, dažniausiai važiuodavom visada, kiekvienais metais būdavo rugpjūčio kažkuris tai savaitgalis banko lydėjaus, man atrodo, vienas paskutinis būdavo sekmadienis. Stirling Airsoft tokie darydavo, dabar dar darosi, kurgi Facebook'e juos ten su racijo ryšys, ten tiesiog lagaminėlis tas visą kitą įsijungia, ten ne be šitos racijos vien tik tais, bet nu jau viskas jau kaip armijoje tikroji jo, tai šitie transportas ir visa kita, ten jau kiek aprašymas ir visa kita parašyta, nuvažiuoji, ten visą savaitgalį vyksta, jie tik tuo ir užsiima, nu, visą turi irgi kaimelį. Atrodo, nuomojasi jie ten irgi tą karinį miestelį, kariai naudojasi pratybom irgi. Bažnyčia jau yra tokia pastatyta jo. Ten yra ten tas garsus, kur ir Top Gearas filmavosi, ten savo metu važinėjo. Man atrodo šitas jau. Šiaip daug karjerų, visokių vietų, kas yra tokių unikalių, yra tokių, kaip ir minėjau, mūsų tas Drakelau Tunnels, tie, kur buvo The Outpost, mes vadinom, buvo pavadintas, jos mokyklą turėjom irgi netoliese ten. Tokios, bet aišku, tokie mokyklos tokios tai būna labai trumpalaikis, nes ten užsinomuoja, gauna leidimą ir tada jau iki kol nupirks ir tada jau nugriauna ir jau ten gyvenamieji namai. Karjerai visokie irgi būdavo veikiantis, ten transportas važinė, dirba savaitgaliais, o tu žaidži, žinai, kur galimai įspėja tave, kad pravažiuos ten bobketai ir taip toliau visi eskavatoriai. Daug įdomesnė infrastruktūra negu Lietuva. Jo, daug įdomiau, visai. Yra aikštelių, kurios yra ten ir paintball aikštelės nuomojasi ir daro šatasvidį, yra ir tokių. Yra Birmingeme pačiam, yra jau antras aukštas, man atrodo, buvo vienam aukšte iš OSB tiesiog padaryta, yra 3 aukštas, jau išsipirkė 3 aukštus, ten apleisto pastato irgi, ir daro jau ten jau šatasvidį irgi, ten jau aišku, close quarter, ten... Buvo CQB arena, taip. CQB arena, paskui buvo šitie, kita CQB arena, taksi parke buvo. Aš buvau sutikęs jo kelis lietuvius ten, dabar dar bendraujam, ten vienas užsiėmė pečais darydavo, aišku, gamindavo Lietuvoje Baltic Patches ir tada jau ten atstovaudavo vis tenai, bet patch kažkaip vadinasi, kažkas tokio, ten bull patch kažkas tokio, net tiksliai nepasakysiu, turiu patchą dar ant gun case'o, tai reiktų pasižiūrėti tiksliai, patikslinčiau nuotraukėlę įkelt. Kaip skiriasi Airsoftas Lietuvos ir jau mes šnekėjom, kad pietų pertrauka ten buvo, tavo marketinginis triukas buvo labai geras. Ta pertrauka tai buvo jo tokia, kur atvažiavau, atsivežiau ir pirmus kokius 5 žaidimus galvojau, žinai, visada vis girdėdavai tokių komentarų, kodėl ta pertrauka, kam ji čia reikalinga, sustabdo žaidimą, žinai. Bet paskui visi po truputį atsižvelgi, kiek žaidėjų, kiek dalyvių ir tą pertrauką 10-15 minučių didini ten. Pusvalandį tikrai jau duodi, kad jau susirinkti, paplepėt, bet mes tą pertrauką, ir būdavo ta pertrauka, man irgi daug gal davė to tokio daugiau, kad kodėl įsitraukiam ir pavyko viską padaryti taip, kaip norėjom, kad tu per tą pertrauką prieini pabendrauti su žaidėjais, ko reikia, ko trūksta, žinai, turi to tokio pabendravimo laiko, nes kas vyksta po žaidimo, tai dažniausiai visi susideda ir išvažiuoja namo. Ne? O ta pertrauka tokia buvo, ir mes ten būdavo irgi, mums sakydavo,
pavalgom, papietaujam ir tada jau eikit paklausinėti žaidėjų ten, kurie nuo šaliau be komandų stovi, kad ir juos užimt, paklausti, kad ko trūksta, kaip šiandien žaidimas ir visą kitą, gal kažką jau vietoj keičiam, žinai, kažką scenarijus ir visą kitą. Tai jau tokių ir susigaunda informaciją ir jau tada grįžti jau pagrindiniam organizatoriui, jau viskas susakai ir jau ar viskas ok, ar kažko trūksta ir viskas. Patį pirmą žaidimą, kai organizavau Vastriniuose, tai irgi norėjau daryti tos trumpus visai žaidimus po 3,5 valandos, kas beveik ir veikia, su maža grupė žmonių veiktų, bet jau iki 100 renkasi ir plus, tai jau tiesiog tu nespėsi ten parsivest. Labai jau tos pertraukas ilgėja, nes tu kol neini į starto vietą, grįžti vėl tenai, instruktažas vėl išini, vėl starto vietą, vėl grįžti, vėl išini. Va ten turėdavom, kadangi tuose tuneliuose, tai darydavom trumpesnius tokius žaidimus, organizuodavo, tai 20 minučių koks raundas ir tu vėl grįžti, greitai dėtuvės pasipildai ir vėl 5 minutės tu jau būni rėdi, nes ten netoli tiesiog pareitų vietoj išini ir jau žaidybinė zona, ten iki starto vietos 2 minutės nueitų ir jau viskas. Tai va tas buvo dar irgi skirtumas toksai irgi grįžus į Lietuvą, kad tu išini ir visas 4 valandas žaidži ir viskas ir tavo žaidimas toksai va. Pirmą žaidimą, aišku, kai organizavau, tai labai gerai suveikė, ten nedaug dalyvių, ten 23, kiek pamenu dar kaip dabar, kad 23 ir mes ten pagrindinę pastatę Stirnių, ten tada daugiabučiuose, tada vėl grįžom į pagrindinį, tada, aišku, pertraukėlė, vėl į pagrindinį grįžom ir skirtingos užduotis, nebuvo nuobodu, tik aišku, kaip pirmas, tai tikiuosi nebuvo prisvilęs, nes daug kas dėkojo, daug kas, aišku, ir Discord'e gyrė. Irmantas iš Divisionų komandos M. Karlo sakė, nuvažiuok, nueik pasiskaityk Discord'e, žinai, pasižiūrėk, ką šneka apie jūs ten, kodėl toks pavadinimas, kodėl ten kas ten taip, bet gyrė, kad sako, jo, turėtų gerai būti. Dar apie Angliją, nes tu ten gyvenęs. Jo, tai apie Angliją, dar kas buvo, tai va kas, dabar Marshallų ta programa, ne? Tai UK, mes būdavom savanoriai irgi, va, tie instruktoriai vadinami Marshallai. Ir tiesiog tu prisidedi prie chronavimo, prisidedi prie to, aišku, gauni nemokamą geimą, ten pusdienį žaidi, o pusdienį maršalauji vaikšto kaip teisėjas. Starto vietas, ten vadas ar tiesiog pats orgas vienas likdavo jau saugumo zonai, safe-zone sėdėdavo, jau prižiūrėdavo, kad jau kažkas, jeigu bus, ar kažkas ateina, pleistro kokio pritrūko, ar kažko reikia. Tai, o mes jau šitie jau instruktoriai, bent jau po 3-4 priklausomai nuo dalyvių skaičius, jeigu 100, tai ten net ir 8 vienu metu, kad būdavo, nes komanda didelė buvo to first and only, suvažiuodavo, nes per visą UK apie 6 saitus turėjo, tai suvažiuodavo, aišku, didesniam renginiui jau daugiau mūsų, o mažesniam ten po 3-4 užtekdavo, išeini pasikeisdamas žaisti, tai pusdienį žaidė, pusdienį padedi ir prižiūri. Kur karščiausi taškai, operacijas perdodė viens kitam, reikia pagalbos ir jau prižiūri tą, ko Lietuvoje, sakau, trūko, irgi grįžau, tai pamačiau, kad, skiriasi visai. Nėra, sėdi pusius vadas, o daugiau jau visi jau tokia, pasitikėjimas, žaidimas tikras turi būti, jau kad jau išėjai ir garbės reikalas, nėra stovinčio to. Nesu žinovas Anglijos, bet kiek aš ten žiūrėjau, kiek mačiau, man toks įspūdis, kad visur jie yra tie maršalai. Standartinis dalykas. Standartinis jo dalykas, geltona liemenė, tu sakau, karštuose taškuose, kažkur gavo kažkas nusiskundimą, galimai maklaudina, tu eini, žiūri ir lendi į tą susišaudimą, kryžminį ugnį įsėdi, su kaukė, su viskuo, gauni, aišku, daugiau šratų negu žaidėjai, turbūt žaidžiantis tą dieną. Ir jau tada prižiūri tiesiog. Žiūri ir stengias, atidirbi už savo tą nemokamą žaidimą. Kaip požiūrį žaidėjai į maršalus? Kaip į organizatorių irgi gerbė. Instruktažų metu pasako, kad maršalo žodis yra neskundžiamas. Jeigu kažkas turi problemų su mano maršalu, ateikit pas mane pas organizatorių. Jeigu mano žodis nepatiks jums, sako, tai tada jau galit kreiptis į organizatorių, jau ten jau rašyti jam e-mailus ir visą kitą, ten jau su visa situacija. Bet turėjom situaciją, kai stabdėm visiškai žaidimą ir tiesiog negalėjom vest. Nes Hebra ten tiesiog negalėjo naudoti lazerio žalio, naudoja vis tiek, liepėm nusiėmė. Atsivežę buvo savo draugai, jeigu kažkas pataiko, tuoj bėga ten konfliktinę situaciją sukelia, ten turėjom stabdyti žaidimą, nes tiesiog negalėjom suvaldyti ir kol jie neišvažiavo, tol nevedėm žaidimų toliau. Tai tokios irgi turėjom, patirties buvo. O kaip bendra kultūra žaidėjų? Bendra tai labai draugiški.
Draugiškesni negu Lietuvoje. Manau tas pats. Kažkaip Šratasvydis, aš manau, kad vienyje visus. Ginklą vis tiek. Jeigu atvažiuoja ir bent jau esu pastebėjęs, kažkas prašo parodyti ginklą, tai parodo, duoda, pačiupinėtau jį. Jeigu dar prie neaiškai paklausi, tai tada jau. Dar ir visą gyrą parodo, ką turi, žinai, ten pačiupinė duodama. Kaip sakau, pats pastebėjau, nes nuo to pradėjau, kai ieškojausi pats savo ginklą kažkokio, ką čia, kokį pirmą pirktis, kokį nori, ar M4, ar tą gaiškį, ar čia KM7. Ar čia su snaiperiu judėti ir visus esu pačiupinėjęs, pasibandęs ir sakau, tada aišku, jo M4 lieku ir judu su šituo. Nėra tų konfliktų, nes aš dabar kažkaip kaip nuvažiuoju, tai taip vis dar pamatai Lietuvoje ten toks įspūdis, kad jų vėl pradėjo daugėti, tų, kur šaudo iš 500 metrų ir sako, ko tu nemiršti, aš tave jau antrą dėtuvę varau. Šitų tai yra daug. Yra ir tenai? Tenai irgi yra, visokių pasitaiko, bet gal mažiau išsifiltruoja, gal jie tokie, gal, nes... Čekijai, pavyzdžiui, aš irgi, man rodos, pasakojęs, nekartą mūsų vienas komandos draugas, jisai Austrijoje gyvena, mes su Nerijum Luka Kariaukeltai, jisai ten sakė, sako, žinai, Gvidai, ateina tie laikai ateis, kai mes visi bėgiosim su 140, Lietuvoje ten koks 115, su paklaida iki 120, o mes bėgiosim ten, visi bėgiosim 140, 150 arba be limitų, visi su veido kaukėm bėgiosim, ten, tratata, ir va Čekijoje jau taip yra. Ir jis nuvažiavo, sako, rimtai žinok, jau taip yra, bet ten, sako, aš irgi einu, žiūriu, kad dabar atsiveria didelis laukas, tada prisisuku hopą, kad man keltų, kad atstumas padidėtų, nes ten bus, jau miškas, nusileidė tada hopą, prisivarai, kad nes atstumas mažesnis bus. Tu prieėjai prie žmogus, aš šaudau, lyg ir jį pataikau, bet jis neišeina, jis mane nušovė, aš išeidinėjau prie jo, sakau, aš tave nepataikiau? Sako, jo, gerai, ir išeina. Ne, sako, aš tik klausiu, ar aš tave nepataikiau. Ne, tai jeigu tau atrodo, kad tu galėjai pataikyti viskas. Aš išeinu ir jie paskui alaus nuėjo išgerti, jisai sako, kaip ten viskas yra. Jeigu tau yra toks kyla abejonių kažkokių tai kažkuo tai bus jis paprašytas daugiau nebevažiuoti tenais. Tai užtat pas juos jau ten ta kultūra, sako, išvalyta tokia, kad, nepriekaištingai. Geriau, kaip anksčiau buvo pasakojama, kad legendinis Šratasvydininkas, tai ką, sėdėjo, kažkas nukrito. Gal šakelė, žinai, iš viršaus. Gal kažkas, o kas jeigu snaiperis? Šovė, žinai. Turi sąžiningai. Tai geriau aš išeisiu nuo šakelės negu kas, arba būdavo irgi tie ten seni kokie rangeriai, šokitėm prie jo, sako, žinai, nei vieno šato nepataikė, bet iš tokio atstumo jūs turėjot mūsų sulesti, mes išeinam. Viskas. Tiesiog. Jeigu žaidžiam sąžininkai. Keista irgi buvo, grįžau į Lietuvą, tai oranžinė ta liemenė nėra ten. Gal kažkurie saitai kažkokius turi, gal Deadregus ar kažką tokio, bet šiaip nėra kažkokių bendrose ten taisyklėse. Tos bendros vis tiek keliauja per visus irgi organizatorius. O jau ten kažką jau savo, ten limitus kažkiek, ten jau kiekvienas organizatorius jau savo, ten nėra nei federacijos, nei nieko. O bendra šitą nuleidžia kas? Kontroliuoja kas nors bendras tas taisyklės, ar šiaip iš lūpų į lūpas? Tiesiog iš lūpų į lūpas, tiesiog jo, nėra to tokio reguliavimo. Mes turim Shadow Stalkerius UK, bet jie nieko bendro su mumis neturi, tik tai Shadow Stalkeriai vadinasi, ten iš tikro, ten irgi norėjom važiuoti, jie kvietė mus važiuoti, mes juos kvietėm pas mus, bet ten bėda yra, kad pagrindas yra realiai kovojęs Falklanduose. Tai plus 20 metų yra, tada eina jų vaikai, jų vaikų draugai, ten tokia komanda, ten, nežinau, 50 galbūt žmonių, kur žaidžia ten neipatingai ir plus hobių kažkada, tai kažkurio momentu buvo vienas pagrindinis hobis. Mes su jais kaip bendravomės, tai vienas dalykas buvo, kad kulkosvaidžiai neturėjo didesnio galingumo negu kad Lietuvoje, tai mes jau turėjom tada ir lengvuosius kulkosvaidžius ir sunkiuosius 170 ms, 150, 170. Jie sako, ne, kulkosvaidis tai neturi jokio pranašumo. Kulkosvaidis jo, tas pats 350 FPS ir viskas. Pistoletas pirma klasė, karabinas 350, HP 328 FPS, tada kulkosvaidis 350 ir tada tik tais DMR daugiau turi ir jau bolt actionas, viskas, tokios klasės. Snaiperinis, bolt actionas, DMR ir viskas, jo, nėra išskirta irgi, kad ten snaiperinis irgi lengvesnis. O kulkosvaidis turi tik tai... Jo, tik tiek, kad jo turi automatinį tą ir daugiau šratų ir visą kitą ir visą išvaizdą tą, tai jo nesiskiria nieko.
Aš girdėjau kažkuriuo momentu, čia seniai irgi, 5 metus atgal, gal daugiau, buvo pasakyta, karą nori vos neįstatyminiam lygyje tos limitus patvirtinti. Kažkas tokio buvo, vienu metu išėjus kažkokią tokią informaciją, kad ir dar netgi mažint, man atrodo, tos limitus norėjo jų karą, bet to ir užsibaigė, man atrodo, kad va pakalbėjo kažkur ir viskas, toksai gandų lygi ir praėjo šitas. Šita jo buvo, kaip sakai, informacija kažkur irgi vaikščiojo. Kiek pamenu, jo užkulisiuose kalbėjom irgi apie tai, bet tuo ir pasibaigė. Taip ir liko visas šitas. Dar tu man gal patikslinsi, nes čia Ukara, tai pas mus buvo tokia šventa karvė Lietuvoje. Visą laiką, Britai turi UK, yra Ukara daro tvarką, jie viską susitvarkė, jie viską pasidarė. Ukara nėra panašu į LŠF. Ne, Ukara, kažkiek iš kurios pusės paėmų žiūrint jo, bet Ukara jie vienyje visus šitos organizatorius, tada visi prekybininkai irgi į tą registruojasi ir tada jau žaidėjai, aišku, narystė Ukaros nekainuoja, bet kad tapt nariu, tu turi sužaisti žaidimų, tai aišku, turi važiuoti pas registruotą šitą organizatorių. Ir jau tada jau sužaidė ten tuos 3 žaidimus per 2 mėnesius, 59 dienos, 8 dienos, kažkas tokio, ten, jeigu tiksliai. Tai ir tada tu jau gauni jau tą patvirtinimą, aišku, turi nusipirkti pas jos membershipą kažkokį, tai to nėra nemokamo dalyko. Tai jau ten jau atitinkamai ten ar gold, ar premium, ar kažkokį, ir ten nuolaidą paskui bilietam gauni savaitgalinio žaidimo. Ir jau tada jau grįžti su tuo Ukara ir tada jau, aišku, pas prekybininkas jau tikrina, ar tu tikrai žaidai, ir tokia sistema, kad nepardavinėtų ginklų tam, kas nenori. Tų taunus gali pirkti, tuos ryškias spalvius. Tuo nereikia jokios tos Ukaros, tos licenzijos tokios. Kažkas, sakau, tokių gandų lygi buvo išėję, kad nori jau ieškoti, žiūrėtis ten jau savo irgi reguliuoti daugiau, kištis ir visą šitą reikalą. Bet jis, sakau, peticija atsirado, man atrodo, praėjo pro visus žaidėjus ir tuom ir užsibaigė, kad gandų lygiai. Nežinau, ar toliau kažkas judėjo su tuo ar ne, nes jau išvykęs esu, tai labai nebesidomiu tuo. Daugiau jo, bet buvo tas, kad norėjo reguliuoti visą kitą ginklų, ten limitus reikėjo, ginklų ten klasės ir visą kitą ginklų, net visus attachmentus, man atrodo, sakau, kaip ir Vokietijoje kažką tokio padaryti, kad ten skaupo tokio negali naudoti, ten ir visą kitą lazerio ar kažko ten, kad ginklas su raudonu, oranžiniu šituo būtų ir visą kitą šitų. Kažkas tokiam lygiai buvo, sakau, kalbose, bet ir to ir nenuėjo toliau niekur ir taip ir liko. Bet Ukara tai yra daugiau tokie retailerių. Jo, retailerių visų šitų jo asociacija, jo. Asociacija, kiek yra įdomų žaidėjų, tiek, kad tu atžaidęs kažkiek tai Ukarai priklausančiam tam laukui, gauni leidimą nusipirkti airsoftinį ginklą, kuris nepanašus į nerfą, panašus į repliką. Gali pavadinti, kad tai yra replika panaši į tikrą ginklą. Į tikrą ginklą, jo. Tai Ukara reikalinga net jeigu tu nori į UK atsivežti ginklą. Arba nebent turi turėti bilietą į evento, nusipirkęs į savo įrenginį, kad turi turėti šitą irgi tave gali pasienį, negali, o tikrina. Dabar dar labiau, aišku, tikrina ir anksčiau turėdavai deklaruoti, kad tu vežiesi šitą ginklą. Jeigu tu neturi Ukaros, o kaip, tarkim, iš Lietuvos važiuotum į UK kažkokį žaidimą, tai tu tada turėtum nurodyti, kad tokį bilietą turi įsigijęs ir tu su tuo ginklu ten ir važiuoji. O jeigu turi Ukarą, tai aišku, su Ukara važiuoji su tuo pažymėjimo numeriu, savo licenciją tą tokią. Mes kai planavom važiuoti, tai mums pasakė, kad net nebandykit vežtis, mes jums viską duosim. Šiaip sakau, kiek domėjausi, tai visi, kad sako, kad jeigu turi evento bilietą, gali irgi jo kažkas tokio. Visiškai nesiginčysiu, nesakau, mano kontaktas, kuris ten buvo, jisai Falklandų karo veteranas yra Falklandų. Labai dažnai girdžiu iš jaunimo, žinai, kaip visam pasaulyje yra, kad neribotas šrato svoris, neriboti limitai ten ir visa kita. Neriboti jo. Neriboti. Kokią nori klasę ginklo, ką nesenai įsivedėm Lietuvoje, bet pirmą klasę su tokio šratu ten nėra. Ten į pistoletą 0.3, 0.36 gali dėti, jeigu tik su 0.2 chronuoja,
ir tada jau viskas, jeigu atitinka va tos FPS su 0,2 ir viskas, nėra ten ne džiauliais. Yra saitai, kurie perėjo į džiaulius šitos, va, būtent irgi tai buvo prieš kokie 5-6 metai irgi šitas, va, ta tema buvo aktuali, kad džiaulio krypas tas ir visa kitas jo, kad buvo šitas, tai dalis perėjo, o dalis va, ir liko su savo FPS-ais, su 0,2 šratu ir tiesiog pasirinktinai, kas kaip nori, tai taip chronuoja. Ten nėra to, sakau, vieningos tos tvarkos, kad chronuotų. Kur fainiau žaisti? Ten buvo gal fainiau dėl vietos, dėl saito, to vadinamo teritorijos, jo. Čia gal fainiau, nes organizuotesnis tas žaidimas toksai, kur turi būrio vadą. Ten, sekmadieninės tikrai tos ratatuškės, ne? Kur visi sako pikšpokš, tai ten tuo ir paremta, tą ir atsivežiau, sakau, nuo to ir pradėjau, kaip ir pirmas žaidimas buvo, kur ten greiti žaidimai, pertrauka ir visą kitą. Dabar ir, aišku, irgi tobulinime darom irgi, kad su pusės vadai būtų kažkas kontroliuotas žaidimas. Ten atėjai, davė tą užduotį, atžaidėjai, sakau, Milsimus nedalyvavęs, nežinau kaip ten, aišku, ten jau dalyvauja, ten, sakau, kiek domėjausi Stirlingo ir taip toliau, tai Airsoft, kur organizuoja, tai ten jau yra skyrius, būris, ten ir taip toliau, viskas sukoordinuota. Pasalos laikas, budėjimo laikas ir taip toliau, o šitie sekmadieniniai atvažiavai, atžaidėjai, kažkokią užduotį, miną, bombą padėjai, išminavai, vieni gina, kiti puola ir viskas. Tai dėl teritorijos ten, aišku, unikalesnių vietų buvo, ko mes čia labai mažai turim, manau, bet gal visi šiaurės daugiau Lietuvoje ar Latvijoje kažkur dar kažkokie, tai kiek teko domėtis apleistų vietų, bet jo, trūksta mums tų vietų tokių unikalesnių. Lietuvoje, kas gerai, va ta lemenė oranžinė, kad yra, gerai vis tik jie gerai, nes stovi pakeltą ranką, ar tu eini, tai dviprasmiška ta tokia, žinai. Eini, gali ten vienas ranką jau pavargo kelti, jis jau tik tiek jau iškėlęs eina ir tu iš kitos pusės jau nematai. Ir tie papildomi išratai, bet kas ten, kai aišku limitai mažesni negu Lietuvoje, ten 110 metrų per sekundę su 0,2 šratu, 350 FPS gaunas kažkas tokio, ne? Gauni tą šratą papildomą praeidamas, ten nieko tokio. Ameriko taisyklė, aišku, čia buvo irgi, kur aš pirmą žaidimą organizavau ir 10 sekundžių uždėjus ant peties, kur visi Discord'e sakė, kad nelietuviam kol kas dar sąžiningumo daug reikia. Tai irgi šita buvo, kad bintai turi būti, pleistrai turi būti imituojantis, tai turniketai kažkokie ir visą kitą. Aišku, arčiau viso to tikroviškumo. Turi pliusų ir ten turi, ir pliusų ir čia ir minusų irgi ten. Tai turim dar kur ir pasitem turi, kur ir ten dar kartemtis. Tai ten komerciniai tie renginiai, renkasi žmonės, aišku, ir labiau to komerciškumo, daugiau to organizatorių. To. Ką tu vadini komerciškumu? Atvažiavo, padarė renginį, išvažiavo ir viskas. Toksai buvo, gal sakyčiau, labiau, verslą daro iš to. Turi parduotuvę, įsikūrė, aišku, saitę iš karto ir parduotuvė, kažkoks kampas. O kas nekomerciška tada? Nekomerciškas, kai darai, kaip aš mėgstu visiems sakyti, darau šventę kitiem. Kas nors pagrįžta po žaidimo vakare, parašo dar netgi ir žinutę į Facebooką, kas asmeniškai pažįsta, kas nors parašo ten, susitinka kažkur, tai sako, ačiū Algi, geras žaidimas buvo sekmadienį, išsitaškiau, sakau, tikrai smagu buvo daryti šventę kitiems. Tai bendravimas tas per tą pertraukėlę davė mums startą gerą. Bendravimas visada stengiausi prieiti, paklausti, kas gerai, kas ne. Ir atsižvelgiau į šitos visus ir sakau, ir gavosi, kad darai šventę kitam, nes atvažiuojam tiesiog praleisti gerai laiką. Savo tuos renginius paremiau tokiu, kad atiduot save ir kažką tada gausi, aišku, ir pats savo. Mes kaip pradėjom, tai tas nežinau kaip pradžia, mes atėjom jau ten šatasvidžiui sukako 5 metai, ten buvo 4 metai tam oficialiam šatasvidžiui Lietuvos. Bet tas pradžios ciklas buvo visada, komersantai, komercinis žaidimas, renka pinigus, žinai, nieko neduoda. Bet iš tikrųjų, iš pat pradžių ten tu irgi nelabai ką gaudavai. Tu gaudavai ten tą istoriją kažkokią, žinai, tikrai būdavo įdomios ten tos istorijos, ten kažkokios šalės, ten uniformos būdavo, nes visi daugiau mažiau modeliavimą, tą rekonstrukciją kažkokią darydavo. Bet nebuvo nei vandens negaudavai, nei ten dabar tai kulinarinis varžybos vyksta, kuris orgas skaniau pamaitins, kieno orgas skanesnė, ten košė, kažkas ten važiuok, ten davė dar sausainį prie arbatos, kaip pas kažką, tai šaltibarščių buvo su skaniom bulvėm ir jau ten žiūrėk, ten kur mes ten irgi kurie.
pykstant ten tam. Tai va ta komercija, riba tarp tos komercijos ir komercija būdavo blogai. Dabar jau žiūriu, po biškį viskas eina ir jau normaliai. Jeigu ir pasakysi, kad bilietas yra per brangus, tai jau tau atšaus ne tai, kad komersantai čia blogai, bet tau atšaus atgal, kad, žinai, žmonės irgi turi iš kažko gyventi. Kaip tau pačiam kilo mintis daryti žaidimus? Ar tu jau grįždamas į Lietuvą žinojo, kad važiuosiu į Lietuvą, darysiu žaidimus ir iš to gyvensiu? Kai grįžinėjau į Lietuvą, aš jau dariausi namų darbus jau ten dar būdamas. Tai viską pradėjau, nes COVID-as visas prasidėjo, aišku, čia 2020 ir aš jau 2021 vasario mėnesį sukontaktavau su Turto banku dėl vietos, dėl nuomos. Darėm konkursą ir pirmą konkursą, aišku, truputį nespėjau su visais ten kraustymosi darbais ir visa kita, tai nukėlėm jį į Liepą. Tada antras konkursas, Liepos 6, aš jau daiktus visus susivežęs į Lietuvą, visi namų darbai pasidaryti, darysiu kažkiek jau šratas peržiūrėtas, kiek maždaug žmonių renkasi į sekmadienį, ką galima, aišku, rinksiu po 20 žmonių, kažkokią buhalteriją jau susiskaičiavimai kažkokie yra padaryti, kad aišku, tiek kažko susirinksiu, kad bent ant nuomos pasidengtų, o paskui jau planas A, jeigu pavyks gyvensiu vien tik iš to, uždirbsiu tą prasme, o jeigu ne, tai tada kažkoks darbas ir tada jau savaitgalį jau šitie renginiai. Kas gerai buvo ir nereikėjo plano B, planas A kol kas veikia vis dar. Grįžau į Lietuvą Liepos 6 2021 metų ir tik Liepos 8 dieną gavau atsakymą, kad taip, laimėjau konkursą ir kad gaunu nuomą. Tai toks rizikavau, viską ten palikau, aišku, durų neužvėriau ten su visais daugiau, mažiau kontaktus dar iki šiandien palaikau, ten į darbą, tarkim, jeigu būtų reikėję grįžti, aišku, būčiau grįžęs kažkaip tai į ten, jeigu UK. Dariau savo tokį spyrį po COVID-o, turbūt reikėjo kažką pasikeisti, nebesinorėjau sėdėti tiesiog. Norėjau, kodėl, aišku, sakau, mačiau tą virtuvę, First and Only, kas daug padėjo, kaip bendrauti su žmonėm, ką daryti, ko nedaryti, tos pliusus mačiau žaidimo, šratasvidžio visus, chronavimą ir visą tą virtuvę jau vyriau jau tiek metų, nuo 2000, buvau po 2 metų prisijungęs, tai nuo 2017 metų, man atrodo, vis šitoj jau organizaciniai virtuvė jau vyriau, tik aišku, pačiam teko ir pravest kelis renginius, aišku, anglų kalba, bet visada jo ir gyvenau, tai ir nebuvo to tokio, kad nežinau kažką, ką reikės daryti čia grįžus, kaip čia tas renginys atrodo, ne, toks nuo nulio. Atsisėsi ir dabar, tai ką čia reikia daryti, čia reikia ichrono, reikia to. Jau žinojau, ko reikia ir jau tiesiog įrangą susipirkau ir viskas jau, tada jau aišku. Nuo pat pradžių matėsi, kad to aišku, bet klausimas, ar tau nebuvo šoko? Buvo toksai, nebuvo šoko, gal visą tą šoką nuėmė tas toksai, kad viskas labai greitai vyksta, žinai. Čia renginių, čia žmonių daugiau į renginį, čia šitas vyksta. Bet, žinai, vat kaip sakau, nes tas pykšt-pokšt atsiradimas, tai jisai buvo bendruomenį matėsi, vat kaip ir tu pats pastebi, kad jisai buvo šokas, nes ten pavadinimas pykšt-pokšt, žinai. What the hell, kodėl ne Tactical Defense Castle Warriors, ten bombonešiai, žinai, kažkokie. Paskui pietų pertrauko, what the hell, žinai, mediko taisyklė, 10 sekundžių, kas čia mes čia pleistrą per greit užklijuojam, reikia ten padaryti super duper. Pleistrus naudojom, ten atsimenu dar, ten trumpi su plonesnius, kad ten per daug 3 metrus turi prie savęs ir ten jau vinioja ir viskas. Jo, čia dėl tų pleistrų jau vyksta diskusijos, kad blogai. Jeigu kažkas ir būdavo, tie tokie, kaip čia tas buvo, kodėl čia tavo pietų pertrauka, tu perimdavai, perfiltruoji per save, vis tiek žinai, kad ta pertrauka reikalinga. Matosi žaidėjų, kad jie užkanda, jie atsigauna. Pats nuvažiuoju į žaidimus, tu žaidi. Mes ko nedarom dabar, kažkiek gal daugiau pradedam naudoti 10 minučių starto vietos mirtveko pasidėjimą, ne, tą atsigaivinimą. Taip, grįžti 10 minučių, kas daugiau daro, 20 minučių netgi. O mes to iš vis nedarydom pradžiai. Visus pirmus 2 metus gal net nedarėm ir dabar susilaukėm net, praeitą sekmadienį turėjom žaidimą, kodėl darom dabar jau su 10 minučių pasidėjimu. Jūsų vienas buvo tas iš pliusų, kad nelaukt nereikia. Tiesiog ateini, jeigu reikia pasipildai dėtuvę ir vėl išeini, atsigeri vandens.
Tai ir visus šituos perfiltruoji, pasveri ir atitinkamai tiesiog nėra to šoko tokio. Nebuvo nei vieno momento, kad tu galvotum, kad čia, žinai, velniau, gal padariau klaidą, gal ten... Nebuvo, ne. Ir vis dar galvoju, kad nebuvo niekada, kad su kažkada su tėčiu klipe dabar darbuojamės, ne, tai ir kalbėjom, kad žinai, kad buvo vienas, manau, geriausių sprendimų priimtas gyvenime. Tiek laiko prabuvus UK, ten tiesiog uždarius duris, net žiūrėjus namą įsigytą, ne, ten jau žiūrėjau ir visą kitą. Tiesiog viskas pasikeitė ir norisi kažkokio savo spyrio į šikną ir norisi daryti kažką. Daryt bendrauti su žmonėm, daryti savo toj virtuviai sukti. Žmona klausė, žinai, sakau, ką sakysi, sakau, nu tai pasakosiu, kad hobis, darbas ir ne tik hobis, darbas, o jau gyvenimo būdas jau tampa šituo jau. Tiesiog viri toj virtuviai, domiesi tuo, komanda, prisijungiau prie komandos, prie Divisionų irgi, paprašiau jų, kad padėtų man, ko renginiuose padeda. Nes vienas tiesiog norisi, aišku, kelt po truputį kilt tą lygį, kad chronas reikalingas, ne vienas, jau 2 chronai reikalingi, jau prie to chrono reikia žmonių, registracija, žmona prisijungia, registracijoje būna, o jau aš tada jau turiu savo tą laiką jau su žmonėm pabendrauti, pakalbėti, klausimus, 100 klausimų atsakyti, kaip sakau, atvyksta vienas, kaip čia ką bus, kur čia lemenė, kur čia šitą įsigyti. Jo, toksai. Ir nebuvo to šoko tokio niekada, perfiltruoji kažkokius tos ir replikas gal žaidimuose, kas jeigu žaidėjų kažkokių būdavo, kurie sako, blastas čia žaidimas, daugiau nevažiuosim. Nu, tai vienas žaidėjas ne 100, jeigu jam vienam blogai, o 100 gerai, nu, tai nesitaikysi prie to vieno, paliksi prie 100, prie daugumos, kaip ir visur. Nu, bendruomenė, jeigu nusprendžia, kad tas gerai, pertrauka gerai, tai mes jos netrauksim dėl vieno žaidėjo, nenutrauksim šito. Užsiauginom kiaušinius, tai jos ir laikom, tai tokius, kad ir būtų jie. Tai viskas buvo paruošta. Ne per daug užaugo. Ne per daug, manau, kad galim daugiau dar. Manau, kad jeigu kažkas girdėjo, tai ir ar pats girdėjai, kad aikštelė tą, kuris renginėjom, tai norim daugiau. Daug kas sako, kad tik pikš pokštai, tik tais sekmadieninis pasišaudimas, nuleist garą ir atvažiavus ir viskas. Surenginėjom aikštelę, ruošiamės, norisi ir to milsimo padaryti renginių savaitgalinių. Turėjom vieną kartą planuose jau dabar bet Teamas, kempą atsidarė ten stovykla, bet netoli Panevėžio. Buvom irgi derinom su Turto banku, bet tuo metu, kai buvo nepalanki situacija, mums buvom suderinę jau ir nuomą, visą kitą, kiek už nuomą, savaitgaliui, bet kol viską pabaigėm, įvyko pardavimas, pardavė ir tuo metu dar nieks nenorėjo nuomoti. Tiesiog tas projektas mūsų savaitgalinio tokio jau kaip ir į festą norėjosi organizuoti, kad penktadienį susirenka kažkoks minigeimas, pistol only ar kažkas, aišku, šašlykai, gėrimai ir taip toliau, pokalbiai prie laužo, šeštadienį jau chronas, instruktažas ir tada jau būrys jau milsimas visas, koordinuotas ir taip toliau, buvo Divisionus buvau pakalbinęs, tada dar nebuvau pats komandai, irgi tiesiog buvau pakalbinęs, ar nori prisidėti prie šito, nes vienas, aišku, tokio dviese nesuorganizuosi tokio, tai renginio reikia daugiau ten ir nusižiūrėjo vietą, kur pasižiūrėjom, kad netoliese sodybos yra kempingas, galimybė yra, kad galima palapinės pasistatyti ir visą kitą, bet tuom ir pasibaigė. Kažkaip anksčiau būdavo tas visas momentas, galbūt, žinai, tas pragyvenimas buvo prastesnis lygis, bet tai būdavo šventė, vadinamieji bigėjimai kelių dienų, tai tu atvažiuoji, ten šeštadienį, tarkim, žaidimas, šeštadienį vakarė jisai baigėsi, ten arba penktadienį naktinė fazė, dar šeštadienį vakarė baigėsi žaidimas ir prasideda after parties ir ten šventė, jau ten ošia, kaip Valų sakė, ten 200 vyrų. Dabar aš supratau tą tavo pietų pertraukus. Esmė, kaip pagalvoju, iš tikrųjų, nes anksčiau tai būdavo, tu atvažiuoji, va tas pregeimas. Nes aš kaip sakydavau, aš atvažiuoju ir aš nueinu iki registracijos pusvalandis, grįžtu iš registracijos pusvalandis. Nes kol su visais pašnekėjai, ten sustoji, su visais, kur pasilabinai, viskas. Paskui žaidimas irgi ten, žiūrint kaip, kas dar pasilik valandą 2, nes po žaidimo šnekėsies bus ten su kažkuo, tai kažkoks aptarimas, ten apsitarsi apie kitus reikalus, kažkokius pašnekėsi dar irgi susijusius su Airsoftu. O paskui vienas momentas irgi atvažiuoja, į Santą vieną buvo, atsimenu, atvažiavo ir tu nieko nebepažįsti, žinai, vos ne. Visi tik tai akis, sukiuojasi visi savo,
ten kažkas priejo labas, o kas čia vyksta? Nors vieną veidą, žinai, matau, pažįstamą ten tokį. Ir viskas, ir paskui vat, irgi Guantanamo 3 buvo Briduose Šiauliuose. Ir tada atsimenu, kad ten afterpartijas ir važiuojam visi namo, nes nieko nebelieka. Nepažįsti nieko. Ne, nieko nebelieka, visi išvažiuoja, visi žaidimas baigėsi ir visi pakuojasi, tai būdavo žaidimas baigėsi, visi išsipakuoja, traukia, žinai, ten šašlikinė, šašlykus, kėdutės, stalai jau. Kėdutės ten jau antrą, ten buvo nakvynės ten rekvizitai, o dabar jau čia susikraunam savo ten tą ginkluotę, kad būtų lengviau ir traukiam savo ten kempingo visą. O paskui nieko nėra, nes kažkas tai dar į kiną atspės nuvažiuoti, žinai. Čia kaip anksčiau būdavo, tu važiuoji Airsoftą, reiškia, tu išleidai savo pramogų fondą. Jo. Dabar tu nuvažiavai Airsoftą, pažaidai Airsoftą, nuvažiavai į kiną, paveikbordinai, vakarienė su mergaitė tenais, dar šokiai pokiai klubelėje kažkur tai, žinai, ir viskas dar tavo reikalų, bet to tavo suknis to Airsofto dar, žinai. Čia tai vienas iš 5 užsienimų, ką tu darysi šiandien be namų ruošybos daiktų darbų ten. Ta tradicija biški, žinai, irgi, dingsta. Tai norisi to tokio, kad sutraukus, žinai, žaidėjus, kad pabūtų ir sakau, norėjosi, tai dabar žiūrim aikštelę ir tada jau matysim, kur sujudam su ja. Plėsės? Norisi, jo. Bus 6 pikštpokštai per visą Lietuvą? Kol kas planuose, norisi, aišku, turėti ir didžiuosiuose bent jau miestuose ar kažkur netoli jų. Turiu vieną irgi pažįstamą, kol kas kalbam apie Klaipėdą galimai, nori irgi daryti. Nori irgi iš tą pačią situaciją iš UK grįžti. Viena kryptis ir tada antra kryptis galimai šitas irgi būtų. Tai žiūrim irgi, aišku, derinam, ieškomės irgi sklypo, ieškomės to, bet kol kas tik tais taip kaip ir čia pasėdim, pašnekam ir tik tais randam kažkokią vietą. Dar, aišku, dar pats irgi UK, tai žiūrim, derinam dar ar bus ar nebus antra vieta, trečia vieta. Nemanai, kad rinka Lietuvoje yra per maža? Manau, Santa parodė šių metų, kad rinka tikrai nemaža, 700 žaidėjų užsiregistravę, tai manau, kad populiarėja šratasvydis. Ant bangos yra, tikrai. Kaip hobis, kaip sportas, gal hobis labiau, ne sportas, tikrai manau, kad juda. Nes visą laiką, tie seniai, tarkim, mūsų laikų sakydavo, kad šratasvydis, tai šio biznio nepadarysi. Čia mizeris yra ir čia nieko. Aišku, pakilo kainos nuo 10 litų. Nuo 10 litų iki 20, dabar 25 eurų, kitais metais bus 35. Jo, 35. Turbūt niekas, nemažai kas skundžiasi, susirenka daugiau žmonių šitoje vietoje. Tai, galbūt, kaip tau atrodo, kodėl auga jisai, tas šratasvydis, tavo iš šono atėjusi? Daug kas prisijungia nuo bernvakarių, privačių. Šiaip įmonių atsiranda, įmonės sužaidžia. Iš tos įmonės jau pamatai, kad kažkas jau parašo tau jau e-mailą, kur kada čia renginiai vyksta, kur man rasti informacijos. Po bernvakario irgi yra, kas prisijungia vėl. Turim pas mus pavyzdį, vienas bernvakaris sužaidė, dabar jau komandų yra. Aišku, pažįstamas buvo, bet vis tiek. Sužaidė bernvakarį, atsirado dabar pas mus Division komandų yra. Tai matosi naujų ateina daug labai. Nuomininkų, kiekvieną savaitgalį net negali priimti visų nuomininkų, nes tiesiog 20 nuomininkų plus 100 žaidėjų, jau tada žaidimo vaibą visą gadina, tiesiog nesužiūrėsi visų nuomininkų tiek daug, aš tokį pasidaręs iki 10 žaidėjų. Jeigu 10, tai gerai, o jau daugiau, kas jau prieš 10, ten jau pradeda daryti balaganą tokį žaidimą, nes jau nežino taisyklių kažko ten, jam papildomo dėmesio reikės, jau prie jo instruktoriaus reikės jau, kad papildomai paaiškintai. O populiarėja, parduotuvų žiūrėk, atsiranda naujų, atsiranda fizinių ir nefizinių yra parduotuvių. Mes kaip šratas, žinai, labai stebim ir tą statistiką darom viso šito dalyko. Tai kažkokia, žinai, tą visą analizę ir ten visiems, aišku, įdomu, kas daugiau sužaidė, tų žaidimų, kokia čia krūčiausia komanda yra, žinai, kas tenka ir viskas gerai, ta gamifikacija. Man vėlgi, žinai, yra įdomu, aš atkreipiu tokius skaičius, kiek yra žmonių sužaidusių ten, tarkim, daugiau negu 3 žaidimus. Kiek yra tų žmonių, kurie yra sužaidę ten tik tai vieną, pavyzdžiui, ir kiek mes turim žmonių, kurie ten per 2 metus nei vieno nėra sužaidę, žinai, kurie žaidė kažkada, nesužaidė. Tai tas, tarkim, kurie yra sužaidę ten daugiau 5,
Jisai faktiškai konstantą visą laiką lieka. Jis vienodas eina. 300. Nes labai matosi sezoniniai tie vasariniai žaidėjai, yra kurie žaidėjai per vasarą yra nežaidžia, kurie atsiranda, tu pamatai, kad jo nėra kokią pusę metų, tada jisai rudenį atsiranda, iki žiemos sužaidžia, žiemą vėl pražiemoja ir tada vėl pavasarį, o tada jau per karštą žaisti. Va, tokių yra. Yra kas tik vasarą žaidžia irgi registruojasi, matai pagal registraciją tą. Bet šiaip daugėja, sakau, žaidėjų, tai tikrai matosi, kad daugėja. Organizatorių daugėja. 18 organizatorių. Tai va, per šios metus tai yra 50%, daugiau negu 50% visų buvusių organizatorių. Prieinamas labiau gal tapo, gal. Nuo tų laikų, kur skaičiau Airsoft Gana forumą, kur baterijas darydavosi Hebra namuose, net tenai lituodavo ir taip toliau pakrovėja, kokį čia reikia, ko reikia susipirkti ir kur dabar tu viską produktą tiesiog nusipirki. Turėjau omeny Nerijaus epizodą. Ką tu gavai? Tada 2004 metais Raiflą gavau. Ko norėjau Raiflo? O aš norėjau Raiflo, o gavau Gieškę. Kodėl? Todėl, kad Lenkija važiavo žmogus ir arba nieko, arba tas, kas yra. Kas buvo, va, tau parvežė tau į rankas, tau davė ir tu turėk arba ten Holau, kaip pasakojo, bet nusipirkau ginklą, atvažiavo, jis nešaudo man ir paskui man pakeitė ten į Gieškai, pakeitė ir tu imi tas, kas yra, o dabar tokio noriu su tokiu kolimatorium, noriu su tokio apsodu, noriu ten su tuo, čia kaltinimai krenta, vis karts nuo karto išlenda LŠF, kad LŠF turi populiarinti, nors aš pats sakiau, kad LŠF yra tas, kuris turi nepopuliarinti, o palaikyti kultūrą. Tų, kurie ateina, o populiarinimas yra organizatorių darbas. Ir jie tai visi daro sėkmingai. Ir kai pasižiūri, o dabar statistika, kurią aš šiemet noriu padaryti naują, kiek yra organizatorių, kurie žaidėjų, kurie žaidžia vieną arba dviejų organizatorių žaidimuose. Tai mūsų laikais nebuvo daug tų organizatorių. Ten vienas, kitas ten ir ten, jeigu big game'us daro, netgi ne big game'us, jau būdavo vienas daro, savaitgalį dabar, kai atsidarai kokie 5-6 žaidimai, savaitgalį skirtingi ten Lietuvoje ir vienam krašte gali būti 2 žaidimai kažkur aplinkui jau pykstasi, o tada tai nedaug dievė kažkas padarys tą pačią dieną, kaip ir tu darai. Taigi čia skandalas, tu čia ką čia darai, tu žudai Airsoftą Lietuvoje. Bet dabar yra kas, tu pasižiūri, ten, tarkim, tas surenka ten 60 ir tas surenka 60. Tas surenka ten 100 ir tas surenka 100. Kaip taip yra? Ir tu pasižiūri, o čia pas jį važiuoja ten, tarkim, Šiauliuose, ten buvo silpnas ten tas palaikymas, dabar Šiauliuose Pentagonas dirba, jisai užsiauginę savo tą grupę. Marijampolėje ten Sūduvos Vilkai, ten šauniai sukasi, bet Tymos Panevėžys ir žiūrėk, Panevėžyje ten sutraukia. Anksčiau, tai ką, nes taip ir būdavo. Vilniui žaidimas atvažiuoja net iš Šiaulių žmonės. Nes Šiauliuose mes 10 susirenkam, čia susirenka 60 žmonių, tai dar iš Šiaulių 10 atvažiavo, 70, didelis gėjimas, čia žinai, jau čia. Kiek aš matau, įdirbis tai yra kiekvieno organizatorius savo susikūrė tą visą krepšelį. Tu įdedi daug, nes jeigu tu dar organizuoji ir privačių žaidimų, team buildingai, tie patys bernvakariai, mergvakario dar nei vieno neturėjom, tai jeigu kažkas girdi ir nori su mergvakario, tai nuolaidą padarysim ir kažkokį specifinį. Tai jau sakyk, nemokamai. Tada tikrai gausi, žinai. Pirmam mergvakariui tik špokštę nemokamai. Jau matau, kaip žmona šitą kerpą ir deda jau pas save istorijos, žinai, ir jau turėsim. Bet su sąlyga, kad bus galima viešinti. Kad bus galima kaip marketinginė. Primsim žiūrovus, žinai, žiūrovų iš bilietą susimokės. Bet šiaip tu ten pakalbini, sakau, tu duodi informacijos, jau ten ačiū už gražią dieną, ačiū, kad prisidėjom prie jūsų renginio, ten tu tikrai ar praleidot gerai dieną ir visą kitą, ir tada praneši, kad jau sekmadieniais vyksta tokie žaidimai, jau čia jau savo tą reklamą pasiduodi, kad jau sekmadienį tiek žmonių, čia, sako, 100, čia laksto šitoj teritorijai, čia tikrai taip, koks scenarius tada būna, pasakai scenarijų, parodai, kad ir naktinius organizuoji, kaip čia tas naktinis vyksta, storius parodai ir sakau, prieš tų prisijungia vėl kažkas žaidėjų, papasakoja giminėm, ten draugam vėl ir tos ir tikrai daugėja. Su R raidė dalyvių kiekvieną žaidimą apie 10-15, kartais net ir iki 30 turi, kurie ir paspaudęs prieš patvirtinant registraciją pasižiūri jo dalyvautų renginių skaičių 0. Pirmas žaidimas pas tave registruojasi, tai labai daug.
tikrai. Dalis atkrenta, dalis jau 3 ir 4 paskui registruojasi žaidžia. Ir visi pas tave. Jos kitus irgi. Ar yra, kad kas patogu, girdėjau, kad visi Vilnius, aišku, lokacijas tirniai arti, atvažiavai pusvalandis, pažaidai, parvažiavai pusvalandis namuose. Ir va, kaip minėjai, gali užsiimti kitą veiklą, dar turi laiką. O jeigu kažkur važiuoti į Šiaulius, tai jau reikia pasiplanuoti, žinai, kelionę jau ten į Šiaulius, į Klaipėdą. Yra kas vasarą ir iš Klaipėdos atvažinėja. Man, kai grįžau iš UK, Lietuvoje, kaip pasakė, kad čia, į Klaipėdą nuvažiuoti 3 valandas, tai ten, sakyčiau, Lietuvoje tikrai nėra dideli. Ir kas sako, ten susiorganizavo, sėdus į mano mašiną, tai to net kuro ten išlaidos prie bilieto kainos ir šratų ir viso kito maisto tau savaitgalį nesusideda tikrai didelės, manau. Ir galim ir į tą Panevėžį nuvažiuoti, į Šiaulius ir ten važinėti. Tu nemanai, kad būtent tavo tas sėkmės didelis faktorius yra geras šių dienų airsoftui tinkantis poligonas? Nes, tarkim, mūsų poligonas, tai kaip mes skaičiuojam, 35 hektarai minimum. Ir ten pastatai miškas, tas vienas pastatas, ar ten pastatų grupė nedidelė, žinai, per mažai išsieit, padaryti kažką tai tokio, bet rodo praktika, kad dabartiniam jaunimui yra labai smagu pastatuose, kaip tik ten miškas nieko nematau, nefaina, nenoriu. Ir ta arti Vilniaus. Nes man irgi ne vienas yra skambinęs, kad ne iš Airsoft'o, žinai, pažįstamas ten kolega, kusant tu ten Airsofteris, mes ten norim team buildingą daryti, ten viską, kur ir ten jau būna jau susiradė, sako, yra kažkoks tai pif-paf, gal pikšt-pokšt, jo, pikšt-pokšt, pikšt-pokšt yra, ten kur, sakau, ten stirniuosi, jo, stirniuosi, ar normaliai, ar nenormaliai tenai, žinai. Sakau, kur dar susirado, žinai. Kai pradėjau, aplink Vilnių daugiau kažkas nelabai ir darė. Kai aš pats pradėjau po COVID-o, nes realiai perėmiau iš Donato tą vietą, iš Mūšio fronto. Mūšio frontas vieni Zapiškį ir jie tada ir čia darydavo. O aš tiesiog perėmiau iš ten jau, sakau, padaryta truputį, įdirbio jau buvo įdėta į tą ir jau buvo ta vieta jau reklamuota, kad jau ten vyksta renginiai. Nepyko Donato? Ne, sutarėm. Donatas neužsėda, sako, 2 vietų, reikia ten ir jis tiesiog ramiai. Ten arčiau yra visas. Jam viskas Vilniui, tam Kaune, ten Zapiškį. O jeigu kažkokių privačių būdavo ir aš nespėjau, ar Donatas pasidalinam? Neliks stirnių, čia vieša paslaptis jau, viskas aišku. Bus mažas poligonas, kurį jūs pasidarysit, gal bus ne taip patogu privažiuoti, ne? Galbūt nebus didelio pastato, dėlių ten tų pastatų, ar manai, kad pavyks tavo šarmas organizacinis išlaikyti? Turėsim, manau, ką pasiūlyti, ką pakeisti. Tai, sakau, 5,6 hektaro, tai realiai, ką atstoja dabar mums ten stirniuose, mes tikrai daugiau jos tos teritorijos ir nenaudojam negu ten. Ten turit pastatą? Ten turim pastatą, o čia planuojam irgi pastatėlius statytis. Pastatus, investuoti juos ir kad nebūtų tik tais maišai, apkasai kažkokie ir tik miškas, o planuojamės namukai. Organizatorių šarmas. Geras organizatorius gali padaryti bet ką, bet jeigu tu turi noro, sakau, nori daryti tą šventę kitiems, geras verslininkas turi pirmą būti draugas jo ir kažką turi duoti, jo. Kur daugiau Vilniuje yra aikštelė, kad galėtum taip pusvalandžio nuvažiuoti, tai išduosiu, aišku, jau čia Geisiškėse, tai jau visi girdėjo irgi šitą Dūkštose, tikrai nėra toli, ne, pusvalandis. Nuo Kauno vėl žiūrėjau irgi valanda netgi arčiau negu iki Stirnių atvažiuoti, iš tikrųjų. Panevėžys vėl valanda yra autostrada, jeigu 130 vasaros laiku, tai 50 minučių žiūrėjau. Tai čia nelabai manau, kad toli, kaip pasakyti, tikrai ta vieta, tokia lokacija irgi pasimėm, kad žiūrėjom prieš įsigydami sklypą, kur darysim šitą, tai kad netoli Vilniaus būtų, netoli Kaunas ir šitie pasiūlysim, sakau, nebus tik tais plikas laukas, medžiai, krūmai, o bus ir pastatus, tai rengsime statyti. Pradžiai OSB, su kambariais, su patalpom, su langu, įlipimu, su stogu planuose yra kol kas braižomės, dabar nežinau, kada epizodas išeis, tai po savaitės nuo epizodo, nuo įrašinėjimo dabar jau turėtume jau su medžiagom jau prasidėti statybos darbai. Aišku, jeigu neužsnigs labai, ir tada judėsime. Kada planuojat pirmą renginį? Jeigu orai leis, taip kaip dabar dar +5, +6, tai tikiuosi pavyks
kalėdinį pasidaryti kokią gruodžio 17, o jeigu ne, tai tada po naujųjų. Aikštelė yra paruošta jau dabar, liko tik tais namukų statybos ir viskas. Visus retinimo darbus, nes ten nupirkom apleistas sklypas visiškai, ten krūmai, tu praeit negali, nesamdėm, kad kažkas valytų, nes dauguma, aišku, atvažiuoja su bobketu tau ir išvalys tau ten, jis sakys, tu nepalik šito medžio, nestovėsi ten. Šito ąžuolo, šitos eglutės man reikia, kad paliktum, jūs tiesiog važiuos kiaurai ir pravažiuos ir susmulkins. Tai viską valėm, jūs, aišku, su pjūklais, su trimeriais ir dabar jau judėsim su namukų statyba. Kol kas ir stirnius prasitęsim, manau, dar dėl pratęsimo nekalbėjau, nederinau, bet sutarėm tokia dar nerašytinė sutartim, kad kol saugu rengti ir kol jie dar darbų nepradeda ir kitoj pusėje kelio, tol nuomojamės, o paskui matysim. Praeitais metais pardavė daugiausiai bilietų per šatą, ne? Šiais metais, manai, pavyks išlaikyti poziciją. Tikrinau jau. Skaičiavausi, tai jau pavyks tikrai. Nes kas arčiausiai yra, tai Airsoft Game, man atrodo, ne, arčiausiai galimai bus. O mes jau vėl pasižiūrėjom, kad jau ir viršysim daug, nes labai aktyviai, kas antras beveik savaitgalis buvo po renginį ir visada pilnas, po 140 ir negali visų priimti, nes tiesiog jau bus mėsmalė. O tos labai visai jau mėsmalės tikrai nesinori. Įsivedėm, sakau, taisyklę 10 minučių. Pasėdėt, kad jau kontroliuot tą išėjimą, kad nebūtų tos. Bent minimalų tą mirtveką pasidėjimą, bet vis tiek įsivedėm, nes jos reikėjo, nes matėm, kad kenčia renginių kokybė, matosi. Gal kas ir galvoja, kad nežiūrim, nesidomim, tiek pinigus pasimta, ir organizuoti renginį. Ne, norisi, kad šventę tą pasidaryti, grįžti savo namo vakare, atsisėdi ir įsivertini. Šiandien, renginys 9, wow, atėjo po renginio, daug kas spaudė, pasakė komentarą, ačiū, instruktažas trumpas, briefas, chronas per valandą, 140 žmonių praeina, tai čia wow, sako, kur atvažiuoji pas kitus ir sako tau 2 valandas ten to registracija, dar 2 valandas briefas ir tada žaidimas tik 12 ir atvažiuoji 9, jau žinai, ten prieš 9 būni, jo, tai vad mes to operatyviai viskas ir pasiruošę būnam. Užtat ir svarus šatas. Jo, svarus šatas, jo. Tavo pati pradžia buvo šate, tai buvo vienas iš pavyzdingiausių tokių organizatorių. Mandagiausias bendravimas, neišsidirbinėkit ten, ką jūs norite, ten tokio labai tvarkingai, labai gražiai. Vienas iš dalykų, ko aš noriu, tarkim, iš LŠF matyti, nes šatas mes per maži, kad mes apriektumėm tą visą dalyką, yra labai svarbu naujų organizatorių, tas vadinamasis onboardingas, įvedimas į visą dalyką, kad ką galima daryti, ko negalima daryti. Labai dažnai organizatoriai lipa ant tų pačių grėblių, žinai. Lygiai tas pats, ten tie limitai, visi nori suvienodinti, kad ten būtų dabar vėlgi, kai išlindo, buvo liemenės privalomos, kažkas tai įvedė, kad galima ranką iškelti tiesiog. Ir prasidėjo konfliktai ten jau kažkur, tai ten kelia tie rankas, nebekelia liemenių, ko tu šaudai, ten taip ir taip ir taip ir taip. Visą laiką ten pas vieną yra pikšt-pokšt taisyklė, pas kitą nėra pikšt-pokšt taisyklės, ten tos įveda, nors LŠF parašyta, kad nėra. Tai norisi įvesti tuos orgus, kad jie nedarytų tų pačių, neliptų ant to paties grėblių. Nes vienas ateina, ten padaro limitus, ten savo suvarydavo, paskui atbėga, žiūrėk, po metų 2 ir sako, kaip sumažinti tuos limitus, žinai. Kaip reikėtų organizatoriui, nes tų organizatorių dabar daug, kaip reikėtų pradėti? Turi teritoriją kažkas, tai nori jau daryti, tu jau konkurento nesustabdysi nuo savęs. Bet kaip padaryti taip, kad kuo mažiau žalos bendruomeniai padaryti? Pasiklaus tiesiog, nebijot paskambinti organizatorių, man kažkas skambina, nežinau net kas, nežinomas numeris, vardą nepamenu, bijau pameluoti, gal dabar tie, kas organizuoja, gal Tapeliuose, gal Forest Airsoft šitie, gal iš jų kažkas skambino, nepamenu tikrai nei vardo, nei ką daryti, ko reikia. Tai tiesiog gairės tokias pasakiau, kad ten policijai prasineškit, jeigu galite ir į savivaldybę nueikit, į kas teritoriją, kur jūsų ten seniūnas, seniūnija, kad tokie renginiai bus. Visuomenę informuokit, kad netyčia kažkokių nebūtų šitų, ko reikia, ten chronas, taip toliau, ko tokių bendrų. Tai pasiklausė, išsiaiškino, ko reikia, kad organizuoti šitą. O daugiau jau priklausoma, aišku, kur sklypas stovi, visą kitą, čia kokių tau leidimų reikia, ar miške, ar ten paprastas sklypas ir visą kitą, ar tu turi teritoriją, ar tu ją nuomuojasi. Tai čia jau visi kiti. Ten, jeigu reikia nuomos, tai reikia nuomos sutartį pasidaryti. Jeigu tau
ten neturi ir norėsi tik organizuoti ir žaisti nelegaliai, tai ten, šate nesiorganizuos, nesireklamuosi ten. Manyčiau, kad tai reikėtų LŠF irgi turėtų kažkokias gairias tas ir po savo sparnu pasidėtos naujokus organizatorius, gal kad ar jie patys organizatoriai tiesiog turėtų kreiptis į LŠF ir tada jau prašytis tos pagalbos, jeigu jiem reikia kažkokios, jeigu jie turi, taip kaip aš grįžau ir jau mačiau tą virtuvę, kurios man tos pagalbos reikėjo tik iš pačių jau žaidėjus pasiklausti, ko reikia, ko nereikia žaidimai, kas veikia, kas neveikia. Ir jau tik tada tobulinau, jeigu kažkas jau turi, tai labai lengva pasiskambinti, manau, pasiklausti, parašyti mailą. Ir gautos informacijos, ko reikia, ko nereikia tam šatasidžiui organizatoriui. LŠF taisyklės yra gerai ar ne? Geros, tinkamos? Ar pusę pakeisti reikia, ar biškį pakeisti reikia? Tavo nuomonė? Mano nuomonė yra geros, bet reikėtų, kadangi turim savo renginį specifinės, tai jos vis tiek, tos LŠF, jos taisyklės, tos bendrosios taisyklės, jos turi vis tiek turėti savo specifinės. Ten tinka vietovė, netinka. Ten tinka, tam netinks gal Kaune, tinks Vilniui, mano poligonė, netiks gal Šiauliuose. Kas, pavyzdžiui? Man labiausiai, kas numuša vaibą, tai šaudymas iš gilumos, aš leidžiu. Kad 1/3, kur turi iškišti ginklą, ne? Tu ateini, stirniuose langų, durų, atvirų N, ne? Kas jeigu buvę iš vidinio kemelio, tu ten atsistoji, tai jeigu tu prieisi prie lango ir 1/3 iškiši ginklą, tai tu tiesiog atsidengsi ir tu taikinys esi tikras. Tai aš tą ir pažymiau per instruktažą, žinai, visas šitos specifinės yra aptariamos, jos nėra, kad ten tik tais parašytos ir paskaitykit, jos yra aptariamos, kad jeigu ten nori naudotis 4 klasės ten ar 6 klasės ten sniperį, ne, turi pasisodinti spoterį ir jau spoteris tada pranešinė, kad aš čia dirbu, kad jeigu kažkas praeitų, kad negautų jau to šratų iš 5 metrų. Mažinčiau gal su limitais, sutraukčiau, kaip ir UK, pistoletus, karabinus į vieną klasę, išskirčiau nebe tiek daug tų klasių, kiek yra dabar, kad ten diamaras, tada vienas sniperis, tada lengvasis sniperis, tiesiog bolt actionis ir viskas. Bolt action, diamaras, kulkosvaidis, karabinas ir jau tada pistoletas, shotgunas, ten SMG. Sistema, kur yra dabar, kad tu turi LŠF bendrasis taisyklės, kurios iš esmės yra geros, tavo manimo. Pagrindas, manau, jo. Ką tik reikia susidėlioti pagal savo vietovę, pagal savo gal žaidimo scenarių pašlifuoti, pakoreguoti tas specifinės taisyklės. Tam yra padarytos tos specifinės taisyklės, kur tu turi išrašyti, kad, žinai, jeigu tu važinėjai visą laiką, tu žinai, tam ir buvo ta mintis, kad tu žinai LŠF bendrasias taisyklės, kaip tėvė mūsų, ne, ten sakydavo anksčiau, dabar turbūt dauguma žino geriau negu tėvė mūsų tas LŠF taisyklės. Tada jau pagal scenarių pas mus ten iš vis ten, pavyzdžiui, ten viena gyvybė buvo, arba ten legionė nušovė, guli ten, guli tol, kol tave išneš, ten gydymas, ten toks, tu turi kažkokį sumanimą, kuris kertasi su kažkokiam taisyklėm, tai va tas žmogus, kuris važiuojas, gali pasiskaityti tas specifinės taisyklės ir ten aprašytos visos taisyklės, kurios yra. Jeigu kažkas neaprašyta, buvo pasakyta per briefingą, žmonės neišgirdo, nes briefingė nieko negirsti, tada gauni geltoną vėliavą, nes... Mediko taisyklė vis tiek, kažkur tai lauks 5 minutės, 3 minutės, atitinkamai nuo žaidėjų vėl. Tai va tos ir specifinės ir atsiranda, bet manau, kad LŠF to taisyklių pagrindas jau yra nusistovėjęs ir kad oranžinė liemenė, tai čia jau, manau, visi žino ir turi, bet aišku, būna žaidėjų, kurie atvažiuoja su geltonom neskaitę. Ką dar padaryčiau, tai panaikinčiau to antrai klasiai, grąžinčiau ją kaip ir į 1 klasę, kad nebūtų tų 5 metrų. Nes kaip organizatorius, kaip instruktorius, maršalas vaikštai ir būna situacijų, kur ar čia buvo 5 metrai, ar nebuvo 5 metrai, tu iš arti mane nušovai. Ten, kadangi visi nori į tuos pastatus labai lysta, ne, nori tų žaidimų, kaip ir minėjai, kad arkliukas pastatuose, ne, tai sakyčiau, mažinam tada limitus. Ir tada jau naudojama kaip iki džiaulio, ar tiesiog naudojamės, ar ten 1-2, bet tada jau tik 2 metrai atstumas, ar kažkas tokio, ar visai panaikinam jį. Ir jeigu tu nori jau ten nušauti kažką toliau, tai tu tada jau sėsk ant bolt actiono ar demaro ir jau tada jau gaudyk taip. Jau. Čia visą laiką būdavo ta diskusija dėl tų limitų.
kad limitai ten kyla, bet kas daugiausia tų limitų vaikosi, tai vaikosi naujokai, nes tu turi gauni kažkokį tai naują daiktą, tai tu turi išnaudoti maksimumą, jeigu tu neturi ten tų papildomo metro, neturi ten maksimumo, tai reiškia, tu prarandi kažkiek tai fun, neišnaudoji kažkokių galimybių. Bet vat kaip linksė mūsų ten, pavyzdžiui, būdavo, jinai eina į priekį su savo ginkliuku, kuris ten apie 100, žinai, gerom oro sąlygom, ten 105 eina. Ir jinai eina į priekį ir jinai varo 20 bernų, einam. Ir kodėl tu neini, mesgi puolimą darom, žinai, mase. O jisai guli ten su savo maksimaliai užtunintų ginklu ir sako, tengi šaudo, žinai, ir bando žvejoti iš ten 70-100 metrų, žinai, su tuo tengi šaudo. Nu, tai toks žaidimas yra, tu turi šaudyti, ne? Tu prisideng, mes visi judam, jų ten 3, mūsų 20, mes juos sulėsim, mes padarysim. Tai visada man patikdavo iš galo eiti ir žiūrėti, kaip jinai bando juos vaikyti su tuo ginklu ir galiausiai jinai nueina iki ten to šaudančio ten kažką, o visi sėdi ir bijo. Po šiai dienai yra ta legenda, atvažiuoja seniai 80-70 ir ai gerai, bus gerai. Ir jie išvažiuoja ir padaro tau žalos pakankamai, ne ką daugiau, ne ką mažiau, žinai, to žalos padaro su tais ginklais vien dėl to, kad jie žino, kaip prieiti yra. Ten tau ta 5 ar 10 metrų, ten kažkoks tai iš tikro jisai tam pistoletiniam kare tiek daug nesudaro, jeigu tu moki dirbti su tuo įrankiu. Ir pagrindinis dalykas yra vis tiek taktika. Ir man rodos CQB arena, aš bijau sumeluoti, bet čia Nemega komentaruose pataisys, arba Mephisto, ten jie leisdavo su karabinais, bet karabinus mažindavo. Ką ir daro nemenčiniai Mustangai. Leidžia su 2 klasės, bet jeigu iki 1 džaulio jau naudotis kaip 1 klasės ginklų. Ką aš irgi leidžiu, jeigu ateina ir sako, ar aš galiu naudotis, mano irgi iki 1 džaulio, prochronuojam, tadam lipdukus, bet tada atskirą, kaip ir laido tą zateškę vadinamą, uždedam, kad jau chronuotas, jeigu kas ir turės, kad va iš metro šovė į tave, tai kad jau, jeigu ir ką, tai pasorga jau aišku jau kaip diena, kad... Čia pats sugalvoji tai? Pats taip sugalvoji? Nuo Mustangų nusižiūrėjom šitą, bet mes jo... Įdomu, nes pas mus buvo vienas konfliktas, aš kai tik buvau kitam žaidime, ten Klaipėdos krašte ir ten buvo tas, kad atvažiavo žmogus, nepraėjo limitų, per galingas karabinas ir jie pakėlė skandalą, sako, jūs tada turėjot uždėti, pažymėti, kad čia yra ne 2, o 3 klasės ginklas ir aš žaisčiau kaip kulkosvaidį. Ne, tai mes taip tai ne, tai jeigu aukščiau tai ne, bet jeigu tu duotini su... Žmogau, žinai, nes ten tada organizatorius sako, pas kokį čia organizatorių, sako, tuoj mes čia pasiaiškinsim su šaku, kaip yra, tada sako, ne, gerai, problemų nėra. 2 klasės ginklas, jeigu iki džaulio, nu, tai tada metrą, kad naudot, bet jeigu ten ateina ir sako, va čia MK ir ten naudosiu kaip diamarą, bet ji nėra lokinta semione, tai negali naudoti, neduodi tokio dalyko. Savo kulkosvaidį prisisuksiu tenais iki džiaulio, tai leisit man žaisti? Kulkosvaidį? Kulkosvaidį prisisuksiu. Kadangi leisim tau iš metro šaudyti, ne, tarkim, sutarsim, bet automatinių pastatuose negali. Aplink pastatus galės lakstyti. Tai mes tai taisyklę turim, kad pastatuose iš pastato dar net pradėjom, vienu metu turėjom ir į pastatą, kad jeigu atakuoji, ten turėjo būti irgi pavieniais šūviais, kad tik jeigu šaudysi, tai tik automatiniu tik laukia, bet tą panaikinom, kur ir į pastatą šaudyt, kad automatiniu, nes tai pastate iš pastato tik pavieniais šūviais, tai kulkosvaidis pas mus pastate neturi ką veikti. Nebent kokią nors išimti, esu, man atrodo, padaręs, invaderiai labai prašė, turėjo vieną savo kulkosvaidį, tai leidau nuo stogo jam jau, tada jau bendru visų rikiuotės sutarimu. Pusė invaderių tenais kulkosvaidžiai. Jo, tai jie atvažiavo ir jie sako, tai aš tik... M4 karabinai kulkosvaidžiai, dirba baisiau negu kulkosvaidžiai. Šekšdama, kaip atsivežė ir sako, ką daryti, žinai, man, sakau, leidžiu nuo stogo, žinai, ten arba 1/3, jeigu iškiši, tai tada gali automatiniu šaudyti. Buvo tą dieną specifinė atskira, bet buvo visi instruktažo visų metų informuoti ir žinojo, kad tai bus, o ne taip, kad po pastatą laksto ir ten su SMG ir to, su kulkosvaidžiu ir šaudo visas. Ar aš teisingai suprantu, kad tu šalininkas būtum sumažinti limitus? Sumažinti, kad nebūtų to, kuo mažiau visko, tuo lengviau bendruomeniai, manau, šitas būtų.
kuo daugiau tų taisyklių tu aprašai, tuo daugiau kas mažiau skaito jas ir tada nežino, ne? Tai tada, kojelių reikia ant šito nereikia kojelių, šitas pamiršau neatsivežiau, ant šito užsidėjau, tokį neužsidėjau, aš tiesiog sakau, sumažinai. Geriau dabar šiemet aš kaip pamačiau. Yra tas duslintuvų, mažas kitemkė su kojelėm, su optika ir viskas priklauso tada, sakau, tai kaip tu jį naudoji? Įsidedi mažą dėtuvę ir tau čia yra DMR-as. Įsidedi normalią dėtuvę, tau čia yra karabinas, gali pastatus leist, užsidedi barabaną ir tau čia kulkosvaidis gali. Trečią klasę, sakau, ir šokinėjai per tas klases, žinai, per 3 klases ir šokinėjai, nori pastatą dėtuvę pasikeiti ir varai, sakau, neblogai, žinai, aš durnas tą irklą tam pausi. Ar bendruomenė, ar organizatoriai pakankamai palaiko kultūrą? Šratasvydžio? Geras klausimas. Ar labai palaiko ir pasigendu kartais susirinkimuose, susibėgimuose, kad ir LŠF paskutiniam maršalo susirinkime pasigedau kelių organizatorių, kurie palaikytų, gal negalėjo tiesiog, ar kaip, bet norėtųsi, kad daugiau susirinktų ir LŠF, gal čia akmenukas į LŠF daržą, kad reikėtų juos sutraukti, labiau įtraukti tą visą ir bandyti kažką daryti. Nes kažkaip buvo tokia, man atrodo, susibėgo, kad Šratasvydžio federacija kur, tai labai ten visi entuziastingai ir bendravo ir tie susirinkimai buvo ir visi kito, o tada viskas jau bum ir atsisėdo ir vėl sėdi savam darže, visi pasiliko kažkaip, tai atrodo lyg ir. Kokia tavo vizija tada LŠF yra? Kaip tu įsivaizduotum? Turėtų vieni, tiek žaidėjus, tiek organizatorius vieni. Turėtų, sutraukti į vieną už bendro stalo atsisėdimą, per Teamsus, per Zoomą, atsisėda, kažkas taip pasiaiškina. Ko trūksta, tai to kažkokį išgirsti, kad kažkoks žaidėjas kažkur kažką padarė, ten prasidėjo Ukrainoje, tai turėjom tokį Danę žaidėją, apie jį tu nieko nežinai. Kol jis pas tave neatvažiuoja, Discord'e kažko nepaskatėja, Tai šita turėtų informacija, toks žaidėjas perdo ten tam. Turėjom situaciją, kur kažkas mums tiesiog rašo žinutes, kad Stirniuose jūs ten nelegaliai vykdat renginius, Jūsų instruktoriai tą ir aną daro, Čia gazdinant žmonės ir sakyti, iškviesim policiją, kas pirmesnis, tas gudresnis, Ką padarėm, tai informavau LŠF, sakau, jeigu kažkas kažkam dar pasitaikys, o žiūrėkit, tiesiog bendruomenė yra kažkas, kas maišo šitą katilą ir, nepatinka, Perdavė informaciją, kad jeigu kas bus. Aišku, vadyba kažkada rengė irgi tokią situaciją turėjo, man pasiskambino, paaiškinau, ką dariau, ką aš dariau ir viskas, ko nedaryk, kad nesivelk, žinai, provokacija. Ir viskas. Epilogas pirmas apie vidurį. Atsisuk. Ir ten apie to žmonės pasakojam. Epilogas pirmas. Pirmas epilogas apie vidurį. Ten žinutės yra, kaip tik jie buvo išlindę. Aš irgi labai norėjau pasikviesti pašnekėti, nes ten buvo tokie veikėjai, kuriuos bendruomenė užbanino. Ir aš ten tada irgi sakiau, nes ten buvo tas baninimas, irgi būdavo toksai, kad niekas nenori, žaidėjai ten akivaizdžiai, ten būdavo ir maklanimas, ir ten žaidimas, ir aš per juos vos nemečiau ir softo. Ir viskas pasikeitė tuo, kad Nerijus tikrai ten ėjo kryžiaus žygį ir buvo taip, kad atskilo ir netgi atskira buvo bendruomenė, kuria aišku nieko nepavyko su tokiu požiūriu ir didžioji dalis grįžo atgal, o tų iniciatorių, žinai, kurie buvo numesti, jų nepriėmė. Kalbant apie tą kultūrą, atsistojo Nerijus. Ir atvirai, jie stovi iš vienos pusės, atėję mes norim žaisti, Nerijus ten jūs nežaisit ir jis ten argumentais, jie meta ir jis dabar atsisuka į bendruomenę ir sako, ar jūs su jais žaisit? Ir ta bendruomenė, žinai, mes tegu žaidžia, bet mes ant jų šratų negadinsim, žinai. Ten tokių, kad atsistotų ir sakytų, ne, eikit iš čia, žinai. Už akių tai visi tu jį išmesk, tu ten ką nors padaryk, žinai, tu ten, mes nevažiuosim, jeigu jie bus. O vat kitau, hebra, man reikia palaikymo, žinai, šitoje vietoje. Man visą laiką, žinai, Simpsonas meta, kad tu čia šneki epizoduose, varai akmenis į LŠF daržą, žinai, nieko aš ne taip, žinai, nemanau, kad aš varau. Tiesiog aiškinamės, kas turi būti, kokia turi būti vizija. Ir čia šitoje vietoje aš vėlgi jos noriu ir apginti. Žinai, o ką tu padarei dėl Airsofto, žinai, ką tu padarei dėl federacijos. Nes aš kaip visada sakau ir vadybai sakau, klausyk,
ta federacija tai nėra tie 9 žmonės, kad mes jiem išrinkom ir kaip dabar daug kas sako, ką jie mums davė, o ką jie mums turi duoti. Jie negauna nei pinigų, žinai, nei nieko už tai, jie gaišta savo laiką, daro tenais, vat. Ar tai jiems yra kaifas, tai nėra airsoftas, žinai, kur tu nuvažiuoji, padarėjai žaidimą, tarkim, tu matai žmonės tau paspaudė ranką, padėjo ačiū, o čia jie turi kažką padaryti iš nieko, už nieko, kažkokį dalyką, kuris su kažkiek įtakos ten, gali stipriai įtakot, mažiau įtakot, gali apsaugoti airsoftą nuo kažko, bet ko niekas nepajus niekada, bet jie padarys, bet tai yra darbas, kurį gali kažkas atlikti ten. Pavyzdžiui, žinai, Šratas, kuris atliko tą ginamai. Tarkim, mes turėjom konfliktą praeitais metais, 2022 metais, tą opozicinį konfliktą, tą tokį, žinai, kaip tą priešišką konfliktą, priešiškų šalių, nedraugiškų, ne? 14 metais buvo smūgis didelis. Bendruomenė įrašyta į priešiškų organizacijų, vos nesunaikinti visus jūs visi vatnikai ir dar tas šleifas iki šiol tęsiasi. 2022 buvo puolimas ir mes buvom jau tie, kas bandė pulti ir pakartoti tą, kas buvo 2014 metais, liko ant ledo. Tokie, žinai, dalykai, kurių mažai kas pastebi ir, žinai, kuo toliau, tuo mažiau kas pastebi, bet tu turi tai atlikti. Bet yra momentas, mes turime ateiti, vat, kaip tu sakai, kažkokie organizatoriai neatėjo į susitikimą, neatvyko. Kažkokie atvykę pradėjo reikšti, duokit poligonus, duokit dar kažką. Nu tai ateik, tu padėk, jeigu tu turi ryšių, žinai. Jeigu tu turi idėjų, vat, kaip aš praeito epizodo metu pasakiau ten vadybai, davai darom prie LŠF, nu, kas kitas invaderių komandą surinks, nu kaip ir negražu, žinai. Aidas kažkoks, kurio dauguma nepažįsta, kuris ten buvo puikus airsofteris, fainos modeliavimus darė nuo senų laikų, bet niekas jo neprisimena, niekas jo ten nepažįsta, galbūt ir kas jis toks iškėlęs vėliavą, žinai, bus. O čia vat mes turime LŠF ir galų gale, žinai, ten vadyba praplės, tarkim, šeimą ir sakys, nu, hebra, nu, aš negaliu nei važiuoti, nei noriu, nei turiu ten reikalų, arba nedaug dėjo kažkur reikės susiras darbą už Atlanto, Maską pakeisti kokį nors išvažiuos ir viskas. Ir tada ką, nieko nelieka. Čia tas pats, kaip buvo ten Klausas organizavo, Klausas ten išėjo į šaulius ir niekas nebeorganizuoja. Ir tas visas LTU Force, LTU Konas dingsta. Turim federaciją, po to federacija yra ten vat, skyrius, kuris užsiima pagalbą, turi know-how, kaupia tą know-how, deda, kur kiekvienais metais, o kas šiais metais organizuos, žinai, vat, apsiims to administravimo, to skyriukų, pavyzdžiui, važiavimo užsieninius žaidimus. Atstovus Lietuvą, aš noriu, žinai, vienas nevažiuoja, bet ten, kas nori, kaip vadyba sakė, mes ten pasiskelbėm, man paskambino Turbo. Gerai, Turbo ten senas žaidėjas, jisai pažįsta vadybą, jis nebijo pasiskambinti. Bet jeigu aš esu ten Petriukas, kuris ten yra tokių, žinai, pilna, aš esu matęs per visą istoriją ir net tokių, kurie dingsta grįžta, kaip mes ten pas tave Fugisoną pamatėm, žinai, aš pamačiau Simpsonai, sakau, Fugisonas, atsimenė, jisai mačiau, grįžo, buvo dingęs ten, žinai, dabar žiūrim, grįžo į Pikšpokštę, mačiau nuotraukose, žinai, kad žaidžiu, wow! Lakis iš Vilkų, žinai, kur per mūsų epizodą sakė, norėčiau nuvažiuoti į Bergetą. Bet kur tu vienas važiuosi, be šaikos yra neįdomu. Neįdomu, jo. Visiškai neįdomu važiuoti. O ten visi, jeigu sau kaip dabar, ir nenuvažiuosi. O čia jeigu yra LŠF ir LŠF kviečia. Ir dar yra atskiras dalykas, kad tai yra LT Konas. Tai yra ne kažkoks, tai ne invaderiai važiuoja ir tu čia ne į temą, žinai. Čia Litkonas važiuoja atskiras būrys, kuris suformuojamas ir LŠF kaip hostas yra viso to, bet kitais metais jau tas know-how, žinai, kuris tikėkime bus sukauptas ir sudėtas. Kitais metais, jeigu kažkas dings iš iniciatorių, kažkas kitas gal priims. O gal kažkas kitas įsijungs į tą visą. Ir čia kaip anksčiau Deep Sandas bandė daryti tą organizatorių komandą. Tai yra organizatorius, kuris yra komanda, jie kaip ir nežaidžia, bet jie organizuoja. Ir tu gali ateiti, tu gali priklausyti ant Divisionų komandai, ne? Ir priklausyti Deep Sandų ir va, tu žaidi su Divisionais, o su Deep Sandais tu organizuoji. Mes buvom taip Border Wars'ose, eskadronas, kardo rinktinė, mes, vanagai, žinai, ir mes su vanagais vieną skyrių suformavom. Žiauriai faina, mes visi sėdim, čia italai, čia šalia, žinai, rusai dar draugai buvo tuo metu, žinai.
broliai, ten ispanai, varosi ten austrai, ten čekai, žinai. Žinau, šitą jausmą, ten pradėjau vienas, kai pradedi vienas, o kaip minėjau, pirmą geimą išvažiavau ir vienas, tai tu atvažiuoji ir kaip čia bus dabar, kur čia, žinai, kur čia chronas, čia vieno klausia, čia kito, tai gerai, kad pasako, papasako ir visą kitą, o jeigu jau keliese važiuoji, tai kaip ir visi rekomenduoja, tai junkitės į komandą ir komandai smagiau įsidažai. Net jeigu ir labai ten, tarkim, prastą žaidimą kažkokį nuvažiuoji su komanda, tu vis tiek gerą laiką turėsi. Kažką pajuokausi, paskui kažkur kažką pasidarysi savo tikslus kažkokius, nusišausis fragus susirinksi, įvykdysi kažkokią ten, nors ir mažą misiją, bet vis tiek. Tai norėčiau, kad ir LŠF irgi, kaip sakai, kad vienytų kažką tokį darbus susidėliotų, nežinau, kaip jie tenai. Pats norėčiau eiti į LŠF, bet tiesiog dabar šiuo metu neturiu nei tam laikos, negaliu skirti papildomą. Nes jeigu eiti ten, tai neit, kad tik sėdėti, žinai. Galima ir prisidėti jau ir iš to, kai nesi, valdyboje toje. Tai žiūrėk, aš tave iš karto gaudau. Čia, žinai, aš galvoju, toksai svaraus šrato skyrelis yra prisidėk prie LŠF, žinai. Naujas vadybininkas, šiandien irgi gavau žinutę iš Aido, su vadyba, tas projektas važiuoja, nežinau, kiek ten prijungsim prie LŠF, kiek ką, bet aš manau, kad prisijungs prie LŠF. Tu pasakėjai irgi dar vieną dalyką, ką aš labai esu už. Visų pirma, LŠF turi rūpintis visa bendruomenė, nesvarbu, ar tu priklausai ar nepriklausai, nes smūgius gauna visa bendruomenė. Vienas iš dalykų, ką teisėsauga mums sakė, kad sako, jūs pasidarot, jeigu kažkas ne su jumis, tai jeigu ką pasakysit, kad jie yra, jau tada ir jų problemos. Jeigu aš eičiau į LŠF, tai visų pirma surinkčiau organizatorius, šiem irgi esu nekartą tą sakęs, bet surinkčiau organizatorius ir sakyčiau, kad hebra, kokios yra problemos, ką mes sprendžiam ir kaip. Ir padarom, kad tai yra, tarkim, ketvirtinis susitikimas. Organizatorius, kad kas ketvirtį surenkam visi velkam, kokios būtų problemos arba temos, ką tu galėtum jiem pasiūlyti, sekančiam susitikimui, pavyzdžiui. Kaip organizatorius, kas organizatoriam Lietuvos turėtų būti aktualu. Kažką reikia spręsti dėl tų granatų. Norėčiau, kad, vis tiek, pirotechnika tą kažkaip būtų. Ar pasidomėti su tą pačią, kaip ir pavyzdį, tą Jukarą pasinaudoti. Gal galima kažkokį su valdžiom institucijom kalbėtis, darytis, ne? Kad, tarkim, gauni licenciją kažkokią, tu gauni pirotechnikos ten, aišku, čia dabar išlaikyk to fejerverko licenciją ten ir galėsi pirktis ir sprogdinti, ne? Bet tiesiog, kad šratasvininkas gali ten įsigyti ir visą kitą ir ten nebus baudžiamas. Kas padėjo ir irgi iš SOPų Gražvydas Nocius parašė informaciją, aš nurodžiau, kad yra naudojamos tos granatos, kad dabar yra įtraukta tie Hilti statybiniai užtaisai, ne? Tai irgi domėjomės, rašė, ar šitokie draudžiami ir visą kitą, ar tokios granatos ir taip toliau, ką daryti, ar šitie būtume baudžiami, jeigu šitas naudojam ir taip toliau ir visą kitą. Tai šitas buvo irgi aptarta, tai ačiū irgi, kas pasidėjo, tai iš to, kad viens kitam kažkokios informacijos gavai perdavė ir tėjo tas, kad turim kažkokią alternatyvą. Tai kur ateina ir man dabar sako, žirnių, žinai, ar galima mesti tą granatą ar ne. Bet, žinai, man tai aš taip pavyzdį turiu. Tai aš kaip tavo pavyzdys geras, ne, kai aš grįžau ir mačiau, kad čia žukį metą, tau sproksta ausysies pengia, žinai, ir kur ten, tuos BFG, tremas visokias naudodavom daugkartinės, jo, ten naudojimų. Yra ir tos ten, tai visi irgi žirniai, ten šratai, visai, bet jų principas uždegi ir jis sproksta arba iš galo, arba čia iš galo, žinai, ten tą tubinė, ta tokia granata, ta airsoftinė, ten tie Mark V, iki Mark V, ten to gali naudoti, ne? Tai šitie irgi ten visokių yra, ten termobarikai, ten tie visi šitie, ten jeigu ten jis sproksta, tai iš galo, žinai, kad jeigu ir tau sproktų rankoje, tai jeigu ten laikysi on ten, tai jis išdegs, žinai. Granatos, kas dar? Ginklų klasės sumažinčiau, sakau, karabinus mažinčiau tikrai. Tikrai atstumo ten, jeigu pereinamo, kaip minėjai, norisi visiems daugiau CQB, ne, to veiksmo, pastatų valymo, ne, viso šito mokėta, ne, ten ir veiksmio pastate, nes daugiau more fun, ne, žaidimas pastate, negu kad miške sėdėti ir laukti ten valandą laiko, ne, kažkoks praeis, arba nušausiu, arba ne, ir nori šito, kad vieną pastatą išvaliau, dabar einu kitą, vieną patalpą, vieną kamarį išvaliau. Tai tada sumažinam, žinai, pasidarom šito ir viskas. Kad galimai gal pasiliekam, tarkim, kad karabinas ten skirstam gal į 2 klasės, bet tada kulkosvaidžiai, DMR-as ir šitas.
Yra šote vertinimas. Visi sako, kad jisai neveikia. Aš manau, kad veikia. Jeigu jo kažkas tai naudojasi, jeigu tu ten nesinaudoji, tai jis neveikia. Tu naudojasi vertinimu? Pradžiai mažiau gal kažkiek naudojasi, dabar jau jo, pradedam. Geltoną. Raudonos dar niekam nedaviau kaip organizatorius, bet buvau geltoną davęs. Buvau iš komandos išėjęs, kad duočiau komandos savo nariui geltoną. Jeigu esi pastebėjęs konfliktinę situaciją ir nei vienas, nei kitos pusės negali, nes komandos narys jau užstot, žinai. Ir vienas ir kitas ten taikiai sutarė visą kitą, bet abu gavo po geltoną, tai už savo veiksmus. Kur galėjau, jeigu ten viena pusė būtų irgi nedarius ir nesusitaikė, tai aišku, ten raudona ir taip toliau, bet aš manau, kad veikia, edukuoja. Pasiskaito tada žmonės atsiverčia, kodėl ten taip, kodėl ten šitą gavau, ne? Aš manau, kad gera ta. Ar tu manai, kad reikėtų kažkaip tai riboti, pavyzdžiui, žalių skaičių, nes, žalių dabar yra labai daug. Mes ten irgi filtruojam, ten juos pasižiūrim ten ir ten būna net ir konfliktų. Aš pats esu gavęs raudoną nuo žaidėjo, kad nuėmiau žalę kitam žaidėjui, nes ten matosi, kad draugeliai susirinkė, dviejose žaidimuose žaidė, bet kadangi ne komandai, tai vienas kitą pavertina, šitas labai gražus, o šitas labai skaniai kvepia, ten, žinai, tokie vertinimai tokie yra. Aš žinau daug organizatorių, kurie yra atvirai man pasakė, kad aš nevertinsiu neigiamai, nes tai pakenks mano verslui. Aš sakau, tai kenkia tavo verslui, kai tu nevertini, nes lygiai taip pat iš žaidėjų aš gaunu tos atsakymus, kad va šitas toleruoja visą tą dalyką ir kodėl jisai... Nes reikia nepamiršti tie organizatoriai, kurie taip sako, kad tu po žaidimo, tai matai, kas žaidė su tavima, ne? Ir tu matai, kad jis turėjo vėliavą už tą, o tai gal jis ir vėl tos pačios taisyklės, žinai, nesilaikė. Nes aš kai tvirtinu, žinai, aš pats asmeniškai vienintelis, kuris tenai tvirtinu. Niekas manęs nepavaduoja, 24/7 nedirbu, prasižiūri, už ką ta geltona, žinai, buvo gauta ir jeigu reikia, atkreipi dėmesį, žinai. Kaip? Susirenka žmonės, ten tarkim mama Klaudina, ne? Tai tas žaidėjas toks ir toks ir toks. Susirenkam perduodu divisionams, šiandien bus toks ir toks žaidėjas, žinai, atkreipkite į dėmesį, žinai. Galimai ten gal dėl tos taisyklės turėjo geltoną vėliavą, atkreipkite, žinai. Nedarai užklausimo prie žaidimą, pavyzdžiui. Už ką tu ten gavai geltoną vėliavą? Testo? Ne tai, kad testo, bet turi geltonas vėliavas. Su vienu žaidėju esu turėjęs, kuris turėjo raudoną, išėjo iš raudonus ir sugrįžo vėl iš atasėdį ir po metų laiko tai jau pasikalbėti. Kodėl tai buvo, kas buvo, kodėl buvo, ar tai buvo, ar ne tai buvo. Tai tik vienintelį gal kartą esu taip turėjęs, bet šiaip neklausiu. Geltoną vėliavėlę gavo, gal nesuprato, ten nematau, gal, kad būtinybė tą pasikalbėti, kad būtų reikėtų. Čia manau, kad jisai jau iš organizatorius vis tiek jau gavo paaiškinimą, kodėl gavo. Daug, žinai, visokių brainstormų esam turėję ir viso kito, ten vos ne geltoną kepurę, privers nešiot, žinai, tenais, ten kažkokį tai žaidimą ten ir visą kitą. Tiesiog, kad matytų, kad tas veikia. Kad organizatoriai atkreipia dėmesį, kad nėra taip, nes, tarkim, buvo žmogus, kuris prie mano akių atliko nesaugų šūvį, taip išėjo, žinai, snaiperis priėjo, mes ten neužsidengėm specialiai labai skanaus plotelio, bet ten galvojom, čia snaiperiui skanus plotelis, bet galvojom, blema, čia 5 metrai. Snaiperiui 15 metrų, tai kas čia šaudė, žinai, iš 5 metrų. Jis išėjo, jis padarė vieną šūvį ten į gilumą, 15 metrų, ten neatsimenu, nepatakė, ir paskui, kadangi ten tas sureagavo, ar ne, antrą šūvį jis padarė irgi. Emocijos, adrenalinas, bats, šovė 5 metrai ten kažkur į kaktą, kraujas ten teka, žinai, visą kitą pradėjom ieškoti, o jis tept muilo. Ir paskui jau pagaunam, tu šovė, jo, aš šoviau. Sako, žmogau, tu iš nesaugaus atstumo šovė. Bent nueik, atsiprašyk, ten dar kažką tai pasakyk. Ir paskui kitas žaidimas, raudona vėliava, žinai, manęs klausė, ką daryti su ta raudona vėliava. Žmogus, ar tu žinai, ką nors apie tą situaciją? Sakau, žinau, tokia situacija, sakau, mano rekomendacija, nes matau, kad žmogus turi daug gerų atsiliepimų, daug žalių vėliavų ir šiaip atrodo adekvatus, bet čia kažkas sušvietė, žinai, tokia situacija. Kaip ir būčiau linkęs leist, bet sakau, jam vis tiek reikia nubaust kažkaip tai. Neleidžiam žaisti su snaiperiu. Už snaiperį su snaiperinį neleidžiam, tegul būna su karabinu. Ir orgas taip ir raportavo, skambina man, sako, žinai, sako, man pradėjo įtikinėti, tai aš ten paaiškinsiu, jis pasiims, jis ten geras, ten nesusipratimas. Sakau, žmogus turi kentėti.
Aš Kažkokia iššaudžiau. bauda turi būti. Turi būti. Aš žmonės iššaudžiau ten vieną komandą, žinai, tikrai su kulkosvaidžiu, taip išėjo, taip išlindo, žinai, žmonės neįvertino atstumo, ten buvo 7 metrai gal kažkur tai su HPA kulkosvaidžiu. Ačiū Dievui, nieko neišmušiau. Bet buvo, žinai, kraujosruvos veiduose žmonėm, ten guli krūmai, varėjai krūmus, kaip su kulkosvaidžiu, nepamatėjai ne vieną, 3 ar 2, taip svariau, pusę metų nežaidžiau su kulkosvaidžiu. Sako, kodėl tu su to gaiškė, žinai, aš labai juokingai atrodau. Kaip be kulkosvaidžio, žinai, su gaiškė trumpa žmonos pasiėmęs, ten palakstau, tai reikia... Jo, jeigu manau, jeigu jau kažkokią raudoną, jau grubę klaidą, kur padarei, tai jau manau, kad va tokia nuoboda tai tikrai veiktų. Jeigu tu ten raudoną padarei ar ten maklaudą. Man niekas nieko nedavė už tą, žinai, nes ten ne vienas dalykas. Garbės, ne, tiesiog buvo bauda savo. Aš visą laiką sakau, aš neleičiau žaisti su tais galingesniais ginklais, kai būna atvaro pirmą, antrą žaidimą ir jau iš karto, žinai, perka, nes daug kas ir mūsų laikais visi norėjo snaiperiu būti snaiperiu, nes tu snaiperis, tu ten sėdėsi, kaip, žinai, ten kažkokiam tai... Tavęs nieks nenušaus, tu Suavapu, žinai, šitam Counter-Strike, bach, per pusę aikštelę. Ir daug įtakos daro šitie visi youtuberiai, vadinami. Youtuberiai. Nuo to ir daro. Taip, bet tu išeini, tu žinai, va, irgi buvo žmonės su kulkosvaidžiu tenais, iš ten 3 metrų snaiperis netyčia iššojo iš 1 metro, žinai, bet prie pat ten plytą suskilo akise, tai gerai, kad neįveido. Daryčiau visų pirma, tai tas, išeit Airsofto paauglystės periodą, sužais bent kokiuose 5-6 žaidimuose, nes pirmas žaidimas, taigi tu paėmė ten, vieną apsirengį, nusifotografuoja, kas čia per daiktas, kaip čia yra gerai, su kažką nušovė, ten vien mūšis ten tas, kai jau praeini tą visą dalyką ir tau kažkiek tai tas adrenalinas atslūksta jau tas jau per didelis, jau pradedi kontroliuoti tą adrenaliną, tada bent jau padaryti testą. Nes, pavyzdžiui, man irgi yra su atstumais, aš esu atstuminis debilas, aš turiu atsimatuoti, kiek ten maždaug mano korpusų ten telpa ir kur yra ten užsidėti, kur ten yra tas 15 metrų, kur aš galiu šaudyti ir iš to galiu eiti. O aš dar, kadangi durnas būna, jeigu einam į puolimą, tai daug kas, ir, žinai, už tavęs ten kažkur tai turėjai pirmas. Kur tu eisi pirmas su kulkosvaidžiu, negali krūmus lysti. Ten paskutinė žaidimą, kur buvo irgi, lendu į krūmus, sakau, hebra, praeikit bent į priekį, krūmai, aš čia nematau, žinai, viršų šaudau, kad nuo viršaus ten, jeigu kris kažkas, tai, bet ten paskui šaudo į čia, o čia pasirodo kalniukas, žinai. Už 10 metrų per medžius, per lapus, už krūmus, nesimato ten kažkas ant kalniuko stoja, nešaudyk į veidą, žinai, blemba. Jo, tokia gera idėja, kur ten nuomininkai ar kažkas turėtų, kaip ir tą jų karą kažkokią ateiti ir turėtų būti tas bent jau 300 žaidimus kažkokius sužaisti su 2 klasės ginklu, kol galės ar su raudona tą R. Tam ir yra R raidės padarytos, aš tau paslaptį išduosiu, kadangi... R raidė tam ir buvo, aš galvoju, žinai, kad jis R raidė, tai 3 žaidimai, man atrodo, ir tada jau tampi ten, ne, jau tai 3 ir yra. Ir gauni jau ir kažkiek laiko nežaidęs, to vėl tą R sugrįžta, ne? Jeigu tu nesužaidi 3 žaidimų per 12 mėnesių, tau yra raidė. Tai yra rekrūtai, yra rezervistai, nes vienas už kitą yra blogesnis. Yra tie rekrūtai, kurie nauji, mes viską žinom, mes pakeisime pasaulį, kaip dažnai ateina ir kerta per moralę. Jeigu tu matai, ten, tarkim, kodėl šratas atsinaujino ten praeitą ketvirtadienį, o ne prieš 3 metus ketvirtadienį. Tai yra dėl to, kad atsiranda koks nors žmogus, koks nors Šarūnas, kuris pasako, aš pakelsiu dabar Airsoftą į normalų lygį. Ir tada kerta per moralę. Bet ar nesinori po to daryti geriau, kai kas nors pasako, aš galėjau daryti kitaip. Ne, žinai, kaip... Tada man tai norisi tada... Tau yra viskas gerai. Iki 5 metų taip. Kai tu pasieki 10 metų lygį ir tau kas nors pasako, kad čia nenormalus yra lygis, ir tu pagalvoji, aš 10 metų, reiškia, ne tuo galu kaliau, žinai, tą apsakymą. Dieną naktį kalu ir galus durt negaliu, tai gal ne tuo galu aš kaliau visą tą laiką. Tai čia irgi galvoju, gal ne tą galą aš ten kaliau. Tas palaikymas, kaip ir LŠF, žinai, to palaikymo, ten tarkim trūksta, visi išeina vietoj to, kad pasakytų, hebra, davai.
hebra, davai darom šitą. Vat. Padarykim, vat, aš noriu padaryti orgų susitikimą ten, vat, dėl vat, tų 3 dalykų, kaip aš tau sakau. Ir jie palaiko, žinai, kaip maršalų idėja. Ten, žinai, wow, palaiko, valio, kažkas palaiko. Vat, ir trūksta LŠF, gal sakau, vėl sakysiu, trūksta, gal, žinai, pastebėjimo, gal išgirs mano žinutę, tai va to ir jiem reikėtų, kad jie norėtų įtraukti ir tą bendruomenę, kad jie siūlytų tas idėjas, žinai, o ne kodėl aš turėčiau būti tuo nariu, žinai. Tai gal kažkokia idėja, nežinau, ar siunčia jam ten, ar yra užklausų, reikėtų jų pačių paklausti, ne. Bet šitų, kad jie reklamuotų tą, nežinau, postų bent jau nemačiau kažkokių, kad jie kažkokią idėją, žiūrėkit, mes kažkokią užklausas darytų, ne, žiūrėkit, norim šitą, gal kažko trūksta, kokių idėjų turite, ne, ten iškomentuoti, išdiskutuoti, ne, ten. Paprastą pavyzdį dabar duosiu, vėlgi, kad Giedrius manęs nekeiktų, aš į LŠF gynybinę poziciją, žinai, stosiu. Buvo tas Šrato susitikimas, kurį aš inicijavau. Aš jį inicijavau iš vienos pusės dėl to, kad, pasišnekėti apie Šrato ateitį, nes čia krūva visi daro Šratus ir Šratas yra labai blogas, tai galbūt jį reikia išjungti, norėjau pasiklausti. O kitas dalykas, aš norėjau parodyti Šratui, pristatyti savo tą iniciatyvą, kaip ir sakiau, mano manimu, kad kas ketvirtį turėtų būti susirinkimai ten, žinai, visos bendruomenės, atskirai ten organizatoriai, kurie ten dažnai būna persipykę, ten dabar galbūt gerėja ta visa situacija, draugiškėja, bet irgi yra tos bendros problemas, kur reikėtų spręsti, nes sakau, būtinai reikia kontroliuoti, 18 naujų organizatorių per metus atsiranda ir kaip taisyklė jie ant kažkokių tai grėblių lipa, kurie galimai kenkia visai bendruomeniai, žinai, needukuoja, netinkamai edukuoja, išradinėja dviratį su taisyklėm, turi klausimų, kodėl ten raudonos liemenės reikalingos, ar jų reikia, nereikia, žinai, kodėl, kiti, kurie jau praėjo, mes galime atsistoti ir paaiškinti, kodėl to reikia. Galų galia padaryti tą duką, žinai, dėti, krauti tuos dažniausiai užduodamus klausimus, kurie yra. Praėjus ten porai savaičių kažkur tai darė tokį patį susitikimą LŠF. Mes ne kokie ten organizatoriai, tai žinai, nebuvau pakviestas, nedalyvavau tenais, bet kiek girdėjau, kad ten buvo kažkaip nepavyko. Žinai, ir tiek kaltinimai faktiškai, ką jūs galite pasiūlyti ir ką jūs galite duoti iš tos visos vietos. Žmonės tada sėdė ir kad tam to nieko nereikia. Užtat aš ir klausiu tavęs, kad tu išgelbėtum šitą situaciją, pasakytum kaip organizatorius, svariausias organizatorius pagal svarus Šratas bendruomenėje, sukaupiantis, parduodantis daugiausiai bilietų per metus. Kokios tavo manimų yra tos problemos, kurias būtų galima iškelti, arba įdomus klausimai, kaip tu pasakai, granatos, ten, žinai, tuningo limitai, apie ką būtų galima iškelti. Nes kai tu įsuksi tą karuselę, tai tada jinai ir suksis. Kai dabar visi priėmė tą poziciją, kad LŠF turi kažką siūlyti, nuolaidas duoti, poligonus, ten kažkokius nemokamai ir kažką, tai, tai... LŠF pačiai kaip federacijai reikėtų, kad traukti ir kad, nes turim daug žmonių, daugėja, ne, jų. Tiek kiek žmonių, tiek idėjų, ne? Kažkas ateis, gal kažkokias 10 blogų idėjų pasiūlys, bet gal iš to 10 bus viena gera idėja. Ir kai sako, kodėl man reikia stoti LŠF, o tai tau reikia stoti LŠF, todėl kad ir tas nebus. Tu prisidėsi prie šito, ne? Ten aš sumokėsiu 10 eurų ir nieko nebus. Bet tu prisidėsi, tu gerinsi tos žaidimus, tu gerinsi šitą, tu atsivesi savo draugą, mūsų bendruomenė didės, žinai, ir nuo to tai geriau, manau, bus, ne? Nuo to organizatoriai irgi turėtų prisidėti prie šito ir padėti irgi, kaip tą duką susidarinėti kažkokį. Gal čia klausimas, gal reikia sudarinėti duką organizatoriam? Durnų duodamų klausimų, žinai, ten tų atsakymą, žinai, kodėl reikia raudonų liemenių. Jis tas durnas klausimas, man atrodo, žinai, kad tu klausi daug. Aš atėjęs į čia ir grįžau, kai turiu palyginimą, žinai, kur nebuvo tų oranžinių liemenių ir kur jos yra, tai liemenės yra tiesiog jos, turi būti jo. Aš net jų neišimčiau, jeigu man būtų noras ar sakytų, keičiam liemenių nedarom. Aš būčiau prieš, kaip buvau prieš granatų, kad naudojam, aš sakiau, kad griežtai nenaudojame su tos pozicijos, taip su liemenėm, tarkim, kaip pavyzdys, būčiau už, nes veikia jos. Šitas dalykas veikia. Nes tu kai stovi ir ten tau ranką rodo ir tu nežinai kambarį, kuris nušautas, kuris ne, matai tas su liemenė, tas nenušautas. Kažkoks organizatorius ateina ir jisai... Ir atibando išrasti ir važiuoti atgal ten su juo ir į priekį, ar kaip ten aukštinkojam, kur tai reikėtų šitą suvienyti kažkaip ir padaryti. Tai žiūrėk, granatos, limitai, dukas.
informacija naujiems žaidėjams ir, tarkim, organizatoriams atskirai. Dar aš pridėčiau komandoms, nes mano svajonė komandas padaryti normales, o ne taip, kad kaip kas ką nori, tas tą daro. Draugų būrys prie trečio stalo. 3 žaidėjai ir komandas. Draugų būrys prie trečio stalo, darom, ką norim, linksmai praleidžiam laiką. Su alum ir merginomis. Prie ko čia airsoftas? Neaišku, bet pyksta, jeigu ištrinė iš šato. Tokia komanda, kodėl ištrinė, nu? Nu, nesakau, šatas ne apie tai, žinai, apie tos šatus. Tai va. Reikėtų jo daugiau įdirbio iš LŠF, manau, kad jo... Nežinau, ar mes visi esam, aš sakau, įdirbio iš LŠF, bet paskui patys grįžtam prie to, kad ir mes esam. Tai žiūrėk, ar tu apsiimtum, tarkim, papirmininkaut, pravesti organizatorių susitikimą inicijuotą LŠF? Galimai jo, jeigu būtų noro ir visi organizatoriai norėtų irgi prisidėti prie to savo įdirbio. Visi nenorės. Visi nenorės, aišku. Atsiras tokių, kur nereikia. Yra organizatorių, kurie... gali padaryti, ne? Yra organizatorių, kurie šrate nenorėjo registruotis. Yra tokių. Žinai, yra tokių, kurie pusiau nenorėjo registruoti, žinai. Dabar ateina visi tik, tai Jėzus, mes tau prieš 2 valandas parašėm. Kodėl dar mūsų nėra šate, žinai? Dar va būtų comebackas į tą, ką UK neturėjom ir čia turim, ne, koks skirtumas. Tai mes turim didelę bendruomenę, turim šratą, ne, jūs sukurtas yra, ne. Turi žaidėjo, turi anketą, ne, tu matai, kiek žaidimų žaidės, kiek vėliavėlių turėjęs, ne, ar geras ar blogas įvertinimas, kokioj komandai priklauso. Ten tokio nebuvo, neturėjom tokio. Bet tai yra gerai? Aš tai manau, kad yra labai gerai. Tu turi duomenų bazę, tokia, ne duomenų, bet tu turi savo anketą, turi žaidėjus, turi reguliarius, nu tai, kurie žaidžia reguliariai, kurie turi kažkokių apdovanojimų, ten, kur L raidė, ne, ko jie nusipelnė, pasižiūri ten. Iš kur žinai L raidė? Svariai prisidėję prie šratasvidžio. Atėjęs naujas organizatorius, jis jau turi, ne, kur skelbtis, kur ką daryti ir tau nereikia kažko naujo išradinėti dviračių. Pašlifuot kažkiek jo, patobulinimų kažkokių ten jo reikia, atsinaujinti kažką to reikia, ne to, gal nereikia, gal to per daug yra, žinai, ten jo, kažkokių idėjų ten padiskutuoti turim visada ką. Tai gal reikia padiskutuoti, pavyzdžiui, organizatoriams susitikusiam LŠF šitam susitikime padiskutuoti. Rubrika pasiūlymai. Pasiūlymą rubrika, ne, komentaruose parašykite, ne, ar domina tas ar ne. Mėla, malonu, kad atėjai. Buvo smagu pasikalbėti, pabendrauti. Susipažinom. Taip.